All right. Sveikas, Tomi. Labukas. Tai ilgai kalbėjom daryti angliškai, lietuviškai. Taip, aš manau, kad mes vis tiek kažkaip kokį keletą žodžių gal angliškai išmesiu, bet darysim abu. Visi, kas norės lietuviškai, galės klausytis, kas norės tada angliškai, visi bus nustebę, kad bus du epizodai. Tai dar Tai vokiškai padarom. dar Dar padarom vokiškai padarom. Vokietijos rinką irgi, žinok. Tai manau, kad visiems tada sueis. Galim į visas kalbas dar su AI išversti. Va, o čia jau easy. Labai ačiū, kad tiek laiko paaukosi, painvestuosi, žinai, ne žiniasklaida, bet yra žinių skleidimas krepšinio bendruomeniai. Tai vis tiek yra tos krepšinio žinios svarbios ir labai, manau, kad turtingas turinys bus. Na, ja, tikiuosi, žinai, su tavim šnekant, tai tų žinių ir tų pasiskleidimų čia bus tikrai labai nemažai. Čia, kaip sakant, Na, tu esi krepšinio vienas mūsų Lietuvos ir apskritai iš aukščiausių, šviesiausių žmonių. Tai jau pokalbis bus tikrai tiek man geras ir tikiuosi, kad visiems bus geras. ramiai, ramiai. Ne, nesikaršiuojame. Jau karšta pasidarė. Bet tą patį apie tave galiu sakyti, bet mes čia, žinai, komplimentais pirmyn atgal mėtytis, tai manau, kad visi nori išgirsti, ką mes turim pasakyti iš tikrųjų, nes mes su savo patirtim galim daug, manau, apsikeisti tokių bendrų patirčių, kur mes turėjom skirtingose klubuose, pradant apie NBA, dabar Europoje, kiek žinai, kiek patirčių turim. Bet gal ta mūsų vis tiek Bostono yra toksai connectionas, kur Bostone kažkiek laiko praleidai, Harvarde studijavai, žaidėjai ir kaip tavo patirtis Bostone buvo? Žiauriai patinka, man tai toksai, žinai, dar vis jaučiasi toksai kaip ir, nu, vos ne namai, žinai, toksai home away from home. Nors dabar realiai dvi tokias turiu vietas. Aišku, žinai, Lietuva yra kaip ir home, ne, vis tiek čia augau, gimiau ir panašiai. Tai Denveris yra toksai home away from home ir tada Bostonas dar, sakyčiau, irgi dar jaučiasi. Nes, nu, realiai mano pirmieji žingsniai Amerikoje ir kaip asmenybė ir panašiai, tai Bostone buvo. Ten 2 metai New Hampshire mokykloje, tai vis tiek ten 3 valandos nuo Bostono, tai kaip ir nesiskaito, bet realiai jo univeras ir paskui dar 2 metai mano pirmieji darbo, viskas Bostone buvo. Nu tai aš labai jaučiu ten didžiulę simpatiją tam miestui, nu, iš visų pusių, tai yra nuostabus miestas. Nu, su oro daug nepasikeitė nuo Kauno Ne, į Bostoną, tai tas pats. daug maž panašiai Lietuva, Bostonas oras, bet iš esmės amerikietiška kultūra, kiek tu iš viso metų praleidai Amerikoje? 20. Bendroji suma 20 metų. Mhm. Tai, žinai, čia yra wow, iš tikrųjų. Tai man, pavyzdžiui, aš ten 5 metus buvau high school'e, studijavau, paskui grįžau, tada, taip, žinai, su Amerika dirbant, 12 metų negali skaityti, kad aš ten gyvenau. Bet man visą laiką buvo ta identifikacija su Amerikos kultūra, Amerikos komunikacija, Amerikos tas toksai socializavimas, jisai vis tiek yra unikalus. Ir aš visą laiką jaučiau ir jaučiu, kad aš anglų kalboje, angliškai kalbant, ką kiti, kurie angliakalbiai, kurie klausys šitą podcastą, jau skirtumą ir aš jaučiu, kad save labai stipriai identifikuoju su amerikiečių kultūra. Kaip tau po 20 metų yra bendravimas, kalbėjimas, įsireiškimas, tavo intuicija, tavo vidinės dvasios įsireiškimas, kaip, žinai, kaip charakteristika amerikiečių kalboje. Mhm. Jo, ne, čia labai geras klausimas, nes realiai, žinai, aš kartais jaučiuosi Lietuvoje kaip amerikonas, kuris atvažiavęs į Lietuvą. Kartais jaučiuosi. Šiaip, sakyčiau, didžiąją dalimi jaučiuosi, kad kaip ir tas žmogus, kuris čia augęs, gimęs, supranta tą mentalą ir tas panetkės ir panašiai, viskas ok. Tai, žinai, ir šnekant su tautiečiais ir panašiai, tai aš persijungiu tą tokį lietuvybę, lietuviškumą. Bet 8 procentų laiko jaučiu, kad aš esu taip amerikonas ir truputėlį reikia kažkaip pakeisti savo tą bendravimą ir mąstymą. Ir nebūtinai tai blogai ar gerai, tai tiesiog yra kitaip ir viskas. Ir jo, aš kažkaip, kai vat, grįžtu, vat, buvo jau porą kartų jau Amerikoje spėjau pabūt, čia grįžęs jau į Lietuvą. Tai taip nusileidęs jaučiu, kad, tai vos negrįžtu į tą tokį, nežinau, į tokį neutralų zoną savo, taip žinai, save groundinu realiai. Nes tada ir bendrauju taip, kaip lyg ir, nu, nesakau, kad širdis nori taip bendrauti, man taip lengviau, kažkaip Amerikoje lengviau. Ten ar ten kažkokie small talkai ar kažką, tie dalykai man yra nesvarbu. Ten yra truputėlį tokio
E, nu, daug tos tokios socialinės lubrikacijos, čia gal geresnis toksai, žinai, išsireiškimas, kur dažnai šneki 10 minučių ir nieko nepašnekėjai. Nu, bet Jo. buvo faina. Nu, eini ir taip, Jo. okei, žinai, va šias fainas su žmogum pašnekėjau. Nors nieko sen nepasiekėt per tas 10 minučių. Ir pastebėjau, kad Lietuvoje išnekant, kažkaip visą laiką nori kažko pasiekti, kai išneki. Nu, ten Mhm. nešneki be reikalo. Čia toks mažas ir čia labai daug tų niuansų Lietuvoje yra, čia tik tai vienas iš tų niuansų, bet aš jaučiu, kad kai jau šneki Lietuvoje, tai ar mes kažką vat, pasiekėm per tas pastarąsias 30 sekundžių ar ne. Amerikoje nebūtina. Nežinau, ar tu Bet pastebėjai tą patį. jo, iš vienos pusės labai pritariu, nes yra e, aš jaučiuosi Amerikoje kaip angliškai kalbant su amerikiečiu, būtent su amerikiečiu. Jeigu angliškai kalbi su ispanu, visai kitaip, nes tu Taip, taip. adaptuojasi. Bet su amerikiečiu aš jaučiuosi, kad man yra daug lengviau ir daug save daugiau mėgstu, save daugiau myliu, save daugiau pažįstu, nes aš galiu Mhm. įsireikšti taip, kaip aš noriu. Anglų kalba yra, jinai paprasta yra ir tie bairiai, tie visi tarp tų eilučių tokie yra labai lengva juos įsireikšti ir man pritampa ir man limpa. Ir aš visą laiką jaučiausi amerikietis Amerikoje, vokietis Vokietijoje, vokiškai kalbant, nes augau nuo 6 metų faktiškai. Mhm. O Lietuvoje aš turiu adaptuotis, nes bendra visuomenė prie manęs nesiadaptuos. Aš turiu prisidaptuoti ir tada aš lankstausi ir ieškau. Bet prie to, kad tu Amerikoje, angliškai kalbant, tas 10 minučių išnaudoji vienaip, bet yra ir ta kita pusė, kur tada jauti ir prieisim prie komunikacijos iš karto MBA, nes komunikacija, valio, yra mano sfera. Tu vis tiek yra transactional, ne, kaip transakcija tokia vyksta, ypatingai MBA virtuviai, kur tokie tu kalbi ir taip lygtais nieko nesakai, kaip sakai, toksai small talkas, bet tada ateina toksai kaip dulkės tokia, žinai, kur tu galvoji, blemba, čia dabar tarp eilučių kažką nori sužinoti. Ir tada Mhm. labai nuo tavęs priklausys, ar tu pagausi tą niuansą visų pirma, ar tą, Mhm. žinai, ką jie nori sužinoti, nes jie tavęs klausia kryptingai su mintim kažką ištraukti, ar Mhm. tu tiesiog praleisti ir nesakysi. Tada tas kitas žmogus tai supras, kad tu arba iš vis nenori kalbėti apie tai, arba nepagavai niuansą. Mhm. Tai tas Amerikos bendravimas Lietuvoje yra tiesiai šviesiai. Yra ta knyga Culture Map, labai, labai gerai apie tai kalba, kaip Skaičiau. yra. Beje, Nu, skaičiau dėl to, kad tu paminėjai kažkada. Dėl to ir perskaičiau. ir labai subtiliai apie tai kalba, bet yra labai aiškiai ir atskiriu tas kultūrinius niuansus. Tai man įdomu, Mhm. MBA virtuvė iš tavo pusės, kaip tu greitai adaptavaisi prie tos komunikacijos tarp eilučių, kuri jinai labai labai subtiliai yra. Taip. Taip, taip, taip. Na, tai yra visiškai teisingai, žinai. Ypač kai vat, tarp NBA žmonių, ne tarp savo, žinai, komandos narių, bet kai eini su kitais NBA žmonėmis Mhm. šnekėdamas, tai NBA apskritai, kaip ir pats žinai, tai yra didžiulė informacijos išgavimo mašina, industrija. Kai mes einam kažkur, tai tarkim, į kažkokį bendrą renginį, vasaros lygą, ar ten kažkokį Orlando showcase ir panašiai, dažniausiai kaip savo buvimą ten gali pateisinti, tai kad tu grįžai su kažkokia, tai nežinau, informacijos bagažu apie ne tik žaidėjus, bet per ką, tarkim, kitos komandos galvoja ir mano. Ane? Tai čia sakai, kad aš išnekėjau savo, žinai, tenai su Torontu, jie tenai bando, ten, nežinau, į vieną žaidėją, jums tenai neina, tai jie ten nori, žinai, treidinti. Nu tai čia, žinai, informacija, kadangi yra toks didžiulis, toksai vos ne valiuta yra pati didžiausia NBA. Tai kaip ir sakai, ta komunikacija ir mokėjimas išgauti ir daug pačiam nepasakyti, bet tuo pačiu vis tiek pasakyti kažkiek, nemeluojant, Mhm. tai yra, tai čia yra, žinai, toksai 3D chess gaunasi. Nes Taip. tu nenori būti melagis, tuo pačiu nenori visko atiduoti, tuo pačiu tu turi ryšius su vienais geresniais, su kitais blogiau, ane? Nu tai toksai, kaip sakant, gaunasi, kad tenai kiekvienas pokalbis yra didžiulis challenges. Tai reikia tiesiog išmokti naviguoti, kad tu nebūtum nei kažkoks tai melagis, nei kažkoks tai ten per daug atidavęs durnelis, kad visi respektintų. Tai nėra Jo, lengva. yra toks įsireiškimas Amerikoje, phoniness, ne, kad tu, tai, žinai, kaip taip, visą laiką, kaip ir, jeigu jaus, kad tu esi phony, kad tu taip tiesiog labai feikini ir Mhm. negali su tavim kažką ištraukti, nei vertybinės informacijos, nei tu jiems kažką irgi tada nenorėsi duoti. Taip. Kaip tu galėjai tose visose treidų pokalbiuose, kaip turėjai, išlaikyti žaidėjo vertę, pavyzdžiui, Mhm. kaip, žinai, kažkokią informaciją duodi ir išduodi suprasti, kad mes turbūt jį gal norėsim iškeisti, bet ne per daug tą leverage prarasti. Aš nežinau, kaip lietuviškai tas yra ta pusiausvyrą, kad tu Jo, svertų tą jo. jo, kad net duoti per daug tos vertės į kitą pusę.
Jo, dažniausiai ir turbūt lengviausias būdas tą dalyką padaryti, tai yra sakyti, kad tiesiog netitinka tavo filosofijos ir tavo kultūros žaidėjas. Ir tai niekada nereiškia, kad jis yra blogas žaidėjas, jis tiesiog Mhm. netitinka. Lengviausia pasakyti, kad, ei, geras bičias, good kid, works hard, tiesiog mums reikia biškai kitokio pobūdžio. Mums lengviausia būdavo slėptis už Nikola Jokičiaus, tiesiai šviesiai. Jisai Mhm. netitinka, tarkim, to, kaip mes norim su Nikola žaisti. Ir viskas. Ir ten per daug klausimų ir nebūdavo. Tai žinai, kodėl, tarkim, nepataiko, ar nesigina. Jo, ginasi, bet, tarkim, nu, blema, nežinau, IQ buvo netoksai, ar ten, tarkim, rolė buvo truputėlį kitokia. Mes tarkim, nelabai mums reikia high usage žaidėjo, nes Nikola mūsų yra high usage. Nu, tai mums reikia kažkokio truputėlį kitokio, ne? Nu, ir tiesiog gali tą žaidėją profesionaliai ir pozityviai pateikti, bet duoti pakankamai priežasčių, kodėl netiko. Ir tuo pačiu nenukilni savo žaidėjo ir palieki ten kažkokią tai vertę to žaidėjo, bet tuo pačiu parodai, kad nu mums kaip ir jo nereikia. Čia viskas yra menas didžiausias, čia nėra vieno one size fits all. Bet buvo tokių žaidėjų, kur mums reikėjo taip ir prakišinėti. Žinai, kada yra sunkiausia, nebūtinai per treidą. Per treidą tai žmonės skambina, klausia, jiems reikia to žaidėjo. Bet kai žaidėjas, tarkim, palieka mūsų organizaciją ir mes nenorim kilinti jo ir sako, ei, jūs nebeturite čia žaidėjų, jis išėjo. Ane? Kodėl išėjo, kodėl nepasilikot jo, ar kaip jisai per žaidėjas. Tada, aišku, truputėlį gali būti labiau atviras, bet vis tiek dažniausiai mes stengiamės, nu, vardant žaidėjų, tai tos jų vertės per daug nenumušt. Tai tiesiog dažniausiai sakydavom, kad, hei, netitinka Nikolo Jokičiaus kažkokių tai parametrų. Tai, mažai, mano visa karjera buvo su Nikola, tai būdavo labai lengva tą daryti. Tai man būtų buvę gal biškai sunkiau, jeigu Nikolas nebūtų buvę. Bet, pavyzdžiui, tą informacijos apsikeitimą, kaip žaidėjas išeina po metų, po dviejų, kaip tada skambina kita organizacija, tu kažkiek irgi nori jiems duoti tų trupinėlių, kad jie turėtų tą, žinai, erdvę, kur ta trečia komanda įsijungia ir jie mato, kad pas jūs buvo, ten kitoje komandoje žaidžia ir jie ten vasarą juom domisi. Tai vis tiek tu jiems duosi informaciją, atskleisi, kiek tai įmanom, kad jie tavim galėtų pasitikėti ateityje. Taip, taip. Žinai, kas yra dar sunkiau, aš duosiu dar ekstra levelį šitam reikalui. Kai mes šnekam apie žaidėjus, tai yra, nu, aš manau, kad visi NBA vadovai pilnai supranta, kas vyksta, kai mes šnekam apie žaidėjus. Jie visi supranta, kad tas žmogus, su kuriuo aš šnekėsiu, bus maždaug atviras, duos man highlightus pozityvius, kažkiek porą duos negatyvo, bet ar galiu 100% pasitikėti, nežinau. Nu, nebent tu turi labai gerą, žinai, draugystę su tuo, su kitu Mhm. vadovu. Bet kas atsiranda dar, tai treneriai šneka su treneriais. Ir čia nelabai Mhm. sukontroliuosi tą reikalą. Mhm. Tai tarkim, pas mus buvo tokia situacija, čia, žinai, neminant žaidėjų vardų. Mes norėjom ištreidinti vieną žaidėją į kitą komandą ir mes jau kaip ir buvom sutarę. Ir kitą dieną paskambino komanda, sako, sorry, mes nebedarom. Mes taip, kodėl? Sako, mūsų treneriai pašnekėjo su jūsų treneriais. Ir taip mes taip, okei, taip, nu, žinai, sugadino realiai mums visą reikalą. Ir ne dėl to, kad mes kažkokią ten, žinai, citriną norėjom prakišti, žinai, kitai komandai, čia ne dėl to, bet realiai ten atseit, nu, net taip netitiko ten jų filosofijos, kad gavosi, kad reidas neišeis. Nu ir mes tiesiog norėjom išsiaiškinti, kodėl tas viskas vyko. Tai, žinai, trenerių dinamika yra labai labai kitokia negu vadovų dinamika. Treneriai stengiasi būti visiškai atviri, kaip, tarkim, žaidėjus atidavinėja, dėl to, kad jie kažkada norės, kad juos tas treneris kitos komandos galbūt pasimtų pas save. Tai dėl to jie stengiasi būti jau visiškai atviri ir tenai sakyti, kad ne, neimkite, jisai bus problema, ten jis, oi, ne. Ir tada jų yra esmė ta, kad tada tas žaidėjas pasiliks pas mus komandai, bet kai to trenerio karjerai tai bus geriau, nes kitas treneris gali jį pasimti. Nu, tiesiog būna tokių dalykų. Ane? Tai nežinau, tai yra vėlgi, tai yra žmogiški dalykai ir tuo pačiu negali pykti, nes treneriai yra atviri ir vieni su kitais šneka, bet, nu, kaip pasakyti, kartais gerai, kad organizacija būtų visiškai on the same page, nes kartais va tokie va dalykai ir nutinka. Bet jo, jau geriau, kad būtų atviri, negu iš tikrųjų meluotų. Galų gale, taip jeigu viską pasižiūrint, niekada negali meluoti kitai organizacijai, nes niekam nuo to gerai nebus. Jo, čia, žinai, post factum tada, kaip sužinoja, kad vienas melavo, ten kažką pasakė, tada iš vis nusibraukė Baigsis. Taip, imidžas, taip, taip, viskas taip. susibraukė. Vieną kartą gali, žinai, apgauti ir tada, okei, tenai kažkokį tai gal gausi benefitą, bet paskui nuo to laiko tau bus labai daug problemų. Taip, jo. Čia, jo, trumpalaikis versus ilgalaikis payoff. Angliškai. Viskas gerai. Aš manau, kad supranta visi. Jo. Bet dar prieisim prie tos komunikacijos viduje, bet dabar būtent tarp trenerių, front office, tą visą jungti ir tada žaidėjai. Ten
trikampis, ne? Taip. Žaidėjai, treneriai, front office'as. Bet dar vieną dalyką apie treidinimo, aišku, turbūt kaip dar su Timu dirbai, tai Timas turbūt skambino žaidėjui, kad jisai buvo iškeistas. Mhm, Spė. taip. Taip, tai, Taip. tai tada, kaip tas pokalbis, jeigu tu girdėdavai, ar čia buvo Timas, kaip tu prieš jam išeinant, ar išeinant iš organizacijos, vis tiek tu daug laiko su juo praleidai, kaip jisai tos pokalbius darydavo, vesdavo, ar jisai sakydavo, jisai kažkiek tai tą pasidalindavo savo to, nes ten emociškai būna vis tiek tie pokalbiai. Jo, emociškai, šiaip realiai taip, aš esu girdėjęs, kaip ir man pačiam niekada neteko, tarkim, eiti ir pasakyti žaidėjai, kuris yra ištreidinamas. Yra teko sakyti, kad, nu, kad jau galbūt nepratęsim ir panašiai, tą esu daręs, bet kad ištreidinęs, tai ne. E, nu, realiai žinai kaip yra. Čia yra jau to prezidento komandos, tai yra atsakomybė pati didžiausia. Ir kaip tai padaryti, tai kiekvienas moka kitaip. Kai kurie sako, paskambinu, 2 minutės duodu, pasakau, kad tai yra biznis ir viskas. Tai tada žaidėjas būna toksai, ok, supranta ir viskas. Kiti truputėlį tenai, tarkim, nu, bando kažkiek pavyniot, kad tas žaidėjas geriau pasijaustų. Dažniausiai tai nenueina į gerą, jeigu taip atvirai. Nes tada, jeigu aš esu jau toksai amazing, kodėl jūs mane ištreidino, tai ne. Šiaip, e, turbūt paprasčiausias ir lengviausias dalykas yra visą laiką pasakyti, kad visą laiką būti visiškai atviru su žaidėju. Kad ir tai yra pati blogiausia žinutė, bet sakyti, hei, klausyk, įvyko taip, pats supranti, kad tai yra NBA, tokie dalykai įvyksta dažnai. Kartais gali įmesti, kad kita komanda tikrai tavęs labai norėjo, jeigu tai yra tiesa. Jeigu tu ten esi Mhm. kažkoks tiesiog tave pridėjom prie treidų ir viskas, nu, tai jau ten nemeluosi žmogui. Bet šiaip padeda, kai pasakai, kad kita komanda tavęs labai norėjo ir mato ten tavyje kažkokią, žinai, kažką special, kad ten pas juos kažkaip, žinai, kažkokia rolė bus didesnė. Tas padeda. Taip pat labai padeda, kai treidini žaidėją į vietą, kur jam bus faina, kur jam bus gerai ir kur yra gera organizacija. Ir Irgi tą oras, kartais gali pabrėžti. Į Bostoną, ir, pavyzdžiui, tokį. ir oras geras, jeigu Ir yra. oras, jeigu geras, jo, nu čia tada nesigauna į Bostoną. Bet, bet realiai, kaip pasakyti, tu jam taip duodi kažką, ko jisai galėtų biškai gal ir tą minutę pasidžiaugti. Nu, tai yra Jo. vis tiek svarbu, Mhm. kad jam nebūtų, žinai, taip nuleisti truputėlį lengviau. Tas pats, kas, nu, išsiskirinėjai su mergina ar, žinai, ar kažką, tai tiesiog, it's not me, it's you. Nu, ne, it's not you, it's me, tiksliau. Sorry, priešingai. Bet jo, kartais būna tiesiog, kad jo, nesigavo kažkas, bet žinai, kas įdomiausia, kad žaidėjai kartais mato jau tą. Ten nebūna surprizas jam. Taip, jo, žinai, jau ten jautė. Tai nebent tie va tokie visiškai crazy blockbusteriai, kur iš niekur atsiranda, kur reikia pasiaiškinti tada žaidėjui, žinai, kad tarkim, hei, mes save pasirašėm ilgam ir panašiai, dalykai pasikeičia. Aš matau, kad taip, kad žaidėjai dažniausiai mato atvirumą. Kol tu esi su jais atviras, jie tave respektins. Tas Autentiškumas. 30 sekundžių nekęs tavęs, po to sakys, you know what, he was always honest with me ir viskas. Bet jeigu pradėsi vinioti, meluoti ir panašiai, tada jie labai greitai pamatys. Kažkas man minėjo, trys, pala, kaip ten yra. Sako, tu negalėjai apgauti 3 dalykų. Savo žmonos, ten vaiko ir NBA žaidėjo. Kažkaip ten tai buvo, ten, žodžiu, ten, žinai, angliškai geriau skamba kažkoks išreiškimas, kad NBA žaidėjai yra anti-X smart, kad jie viską mato. Taip, kad geriau būk, žinai, genuine viską ir atviras. Tai va, čia super, super segvėjus pereiti į tą komunikaciją su žaidėjais ir ofisu, ir treneriais. Kaip tu matai iš šono, iš vadovybės pusės, pavyzdžiui, tą trikampį, jeigu dabar, tarkim, tą informaciją sugaudyti ir būti on the same page, ne, su treneriais, tarkim, kad būtų ta bendra linija, ypatingai kaip kitos komandos įsijungia. Sakai, tą nesukontroliuosi, bet kaip išlaikyti tą ryšį ir tą komunikaciją su treneriais, kad bendra kryptim važiuoti. Mhm. Vienas geriausių, ne vienas geriausias žmogus, ką aš esu matęs tą dalyką darant, tai yra Tim Connelly, by far. Ta prasme, aš iš jo daug apskritai gyvenime išmokau. Šiaip nemažai išmokau iš daug savo šefų, kuriuos esu turėjęs, bet Timas buvo special šitoje vietoje. Nes jisai labai didžiulį dėmesį davė bendro ryšio sukūrimui, kuris yra visiškai nesusijęs su krepšiniu. Tai jisai gali praleisti su treneriu valandą šnekėdamas 2, 3, 4 valandas ir nie karto apie krepšinį nieko nepasakyti. Ta patį su žaidėjais darydavo, ta patį su kitais front office žmonėm. Ir tai yra dalykas, ką aš esu matęs kitose treneriuose ir kitose, nu, tose, žinai, sėkminguose vadovuose, su kuriais tu tenai, nu, aš ten, žinai, legendą ir tu ir aš esam girdėję apie Popovičių, pavyzdžiui, kur tenai eina, valgo vakarienę, jie tenai, žinai, išneka apie pasaulio įvykius ir viską, ir nekartą apie krepšinį nepašneka per 5 valandas. Tai Timas Buvau labai tuose, tikėjo irgi. buvau vienu vakariniai.
Buvai, eik tu savo, tai čia yra jau toksai, nu, žiauriai, žiauriai geras pasiekimas štai vietoj. Nu, realiai, Timas net ir su media žmonėm lygiai taip pat padarydavo, tiesiog nueidavo, ten, žinai, padarydavo kokią vakarienę ir tiesiog apie filmus, apie ten grupės ir panašiai apie bet ką. Tai čia yra, nu, ant tiek svarbu. Man būdavo klausimų, kai aš būdavau dažnai dar jaunesnis NBA vadovas, galvoju, taip, ok, žinai, interesting, kada pašnekės apie reikalus realiai, ne? Čia tas vėlgi lietuviškas ir amerikietiškas galbūt skirtumas Mhm. mentalas, ne? Lietuvoje apie reikalus, nu, ten su žaidėjai šnekam, nu tai kaip ten kulnas, gerai jau kulnas, nebeskauda, ok, aha, kaip ten pamiegoji gerai, pasiruošęs vakare, ok. Taip, žinai, vietoj to, kad, ei, kaip vaikams sekasi, klausyk, o kaip ten, žinai, ten tau tam 7, jisai nuėjo tą treniruotę, ten kažką, jo, patiko jam, ten, kaip fainai. Tiesiog, va, tai jisai, Timas tokį ryšį mokėdavo sukurti, ne? Ir kai tu sukuri ryšį, tu staiga nebe su treneriu šneki, o su, žinai, nu, vardu pavardę, žmogu, Žmogų. kaip su draugu. Mhm. Ir tada apie reikalus šnekėti visiškai daug lengviau pasidaro. Tai reikalai pasidaro tokie lengvesni, nes tada gali, kaip pasakyti, tą ryšį turėdamas, tu viską gali nukariauti kartu būdami. Nes esat visiškai on the same page, gali mąstyti kitaip profesionaliai, bet nesvarbu, jūs turite ryšį. Ane? Tai čia yra nuo A iki Z pagrindinis dalykas. Bendro draugiško ryšio sukūrimas ir atradimas bendrų taškų. O jau tada galit kartu ten kalnus nuvertinėti aikštelį. Jo, čia yra tas autentiškumas, kur, pavyzdžiui, vėl prieinant prie kultūros, man, pavyzdžiui, nu, čia nesinori girti savęs ar kažką, bet čia buvo tiesiog natūraliai, kaip aš buvau Caskė ir paskui ten, žinai, daug su amerikiečiais, ir ten, pavyzdžiui, Sonny Williamsui kokią mėnesį, kad suprato, kad aš ne amerikietis esu, bet ir iš tos pusės, kaip tu bendrauji, kad tu turi būti eiti su laikais, kaip sakant, iš anglų iškalbant, žinai, kad tai tu Mhm. suprasti, kas vyksta pasaulyje, suprasti, kas yra, kokie, žinai, kultūriniai bairiai yra, Taip, kad tu galėtum tą jungtį rasti, tą connection rasti su žaidėjais, žinai, kaip treneris ir kaip vadovas, tas pats su žaidėjais, su treneriais, kad tu galėtum kalbėti apie tos už aikštelės reikalus, kurie yra daug svarbesni, nes tu realiai su žmonėm kalbi. Ir taip. tas visas verslas yra žmonių verslas, kur tu paskui turi iškeisti žaidėją, turi pasirašyti arba nepratesti. Tai dažnai tie visi atsiliepia tavo tas ryšys, ar tu buvai visą laiką šaltas ir visiškai paviršutiniškas, ir tada tavęs niekada nemėgs ir kitiems irgi tą patį sakys, ir tada tas Mhm. skleis apie tą informaciją apie tave, ar apie tave gerai atsilieps kaip žmogų, nes tu tiesiog visų pirma žmogų pirmoji eilėje laikai. Ir čia galbūt, mano, žinai, iš mano tėvo tas yra tas labai, aš visą laiką jaučiu, kaip jis irgi buvo treneris Vokietijoje, aš dar buvau asistentas, žaidžiau, paskui asistentas buvau. Ir tą visą laiką jisai tą žmoniškumą akcentavo. Ir tas yra visą laiką pasiteisinavo. Ar tai, aš manau, kad mane Bostonas dėl to ir pasirašė prieš 12 metų. Nes jie žinai, įvertina ir Brad Stevensas tą irgi paskui, kaip aš sužinojau, kaip paskui mes turėjom naujus žmonės įdarbinti, tai labai atsi, atsižvelgdavom į žmogų pradžioj, ar jisai geras, patikimas, ar tu gali su juo kalbėtis, gali bendrauti normaliai ir jisai darbštus ir myli krepšinį. Viską kitą gali išmokinti. Ir Taip. kad tą bendradarbiavimą išgauti kasdieninį, tu turi visų pirma gerus žmonės turėti organizacijoje. Ir tada iš to viskas kleidžiasi. Tai vat, įdomu, pavyzdžiui, iš vadovo pusės, ant kiek tu arti su žaidėjais bendraudavai, kur buvo riba, pavyzdžiui, ir kaip tu norėtum, kad būtų riba, ar ta komunikacija tarp trenerių ir žaidėjų, kokie tu matai, kokie ten skilsai reikalingi būtų. Su žaidėjais, jo, tai kaip minėjom, pagrindai yra, kaip pasakyti, tas toksai ryšio sukūrimas, suradimas bendrų taškų, kad jie suprastų, kad, okei, šitas bičias ne tik tai žiūri į mane kaip į kažkokį kareivį ar į kažkokią, žinai, pinigų darimo mašiną, vos ne robotą, bet jis mane mato kaip žmogų, tai čia yra pirmas dalykas iš karto. Tiesiog, nu, nežinau, apie video games, ten su, ten, nežinau, kokiu ten Džemalu mes šnekėdavom. Ok, ten abiem patikdavo video games, ten God of War. Nu, tai viskas, ir einam ir šnekam apie tai. Wow, matai, ten naujas išėjo, aha, jo, cool. Viskas. Ten ne aš klausiu, kad kaip tavo kelys šiandien. I don't care, žinai, ta prasme, mes šnekam apie video games šiandien. Su Jokeriu ten, žinai, nu, tai belekiek apie ten Jėzus tenai, ten tuos visus legendinius, žinai, tenai mačus tarp Jugoslavijos ir Lietuvos, ten būdavo pašnekėdavom, žinai, būdų augom, ne vienodų metų esam, bet vis tiek tuos dalykus matydavom, ne? Ten, sakau, su kiekvienu, ten su Peyton Watsonu ten šnekėdavom, ten mes su jo dėdė tenisą žaisdavom, tai ten, žinai, ten apie tai pašnekėdavom. Nu, tai žodžiu, sakau, su kažkuo visą laiką surandi, nes yra easy. Zik Nadži pianinu grojo, nu, tai ok, šnekėdavom apie muziką. Tai, sakau, tai va su žaidėjais, aš manau, kad čia, žinok, lygiai tas pats realiai.
tu surandi kažką apie ką šnekėt ir susikuri savo ryšį šitaip. Čia toksai tiesiog, ir žinai, priviliojimo žmonių, čia vos ne kaip, nu, tiesiog natūraliai tu gali, pavyzdžiui, vat, tu su kažkuo šnekėtum, mane ir tavo ateitų, ir vienas būtų tavo draugas, kitas būtų žmogus, kurio tu per daug nepažįsti. Ir abu tau pasakytų, kad, ei, tavo mėgstinis truputėlį be ryšio, žinai, kažkokia spalva nefaina. Tai kurio tu, nežinau, kurio tu labiau klausytum, kurio tu, kaip sakant, tos kritikos, žinai, kurį labiau žiūrėsi. Tas, kur paprastas žmogus pofik tau visiškai. I don't care, ta prasme, you don't know me. Draugas galvoja, okei, okay, šitas draugas, tai jisai mane žino, jisai mane supranta, mes su juo turim ryšį, geriau paklausysiu. Tai tas pats, kai su žaidėjais, ne? Jeigu tu nori, kad ten kažkokia jiems paskui kritiką duot, ar padėti, jeigu tarkim jie dobėja ar kažką, kada jie tavęs geriau klausys, kai jie turi su tavim ryšį, ar kai neturi ryšio su tavim. Čia toks simple dalykas yra. Mhm. Tu, žinai, gali su jais susėsti, tada jie supras, kad, okei, okay, žinai, this guy cares about me, žinai, mes su juo turim kažką jau pasidarę, kažkokį, žinai, prieimą, daug lengviau prie jų prieiti yra tokiu būdu. Tai vėlgi atsakant į tavo klausimą, čia taip, žinai, ilgai, tai nėra skirtingo kažkokio tai prieimo prie žaidėjo, ar ten prie trenerio ar kažko. Viskas yra per bendrą sąryšį, per žmogiškumą ir tada jau tu gali su bet kuo šnekėti. Čia apie prezidentą galim šnekėti, ar apie žmogų, kuris, žinai, padeda maikutę sudėlioti, žinai, į rūbinę. Yra lygiai tas pats. Tai dabar kalbam, pavyzdžiui, iš vienos kultūros į kitą grįžtant, nu, nebūtinai Lietuvos, bet bendrai apibendrinant į Europos kultūrą, ne? Jeigu dabar imsim tą pozityvumą ir tą visą teigiamą treniravimą žaidėjų ir tarp trenerių ir žaidėjų, priešingai Europoje, žinai, į negatyvą einant, kaip labai daug yra tos tiesiogės, tikslingos kritikos, kur tu Amerikoje NBA labai mažai matysi. Mhm. Ir tą sulyginant, kur tu matai gėrį, kur tu matai blogį, kad vienoje pusėje, vienoje vietoje tu matai, kad čia yra iš Amerikos gera vieta, kur gali būti atsivesti į Europą ir atvirkščiai iš Europos į Ameriką, kur tą balansą surasti, kad yra teisinga, nes yra surišta su bendra kultūra, žinai, ta istorija, Europa vienokia, Amerika kitokia ir tas būdas vėl komunikuoti, kaip tu iš vadovo pusės matai tą teisinglingą komunikaciją. Jo, žinai, visai įdomu, nes realiai dažniausiai Europos komandose geriausi žaidėjai, ne visą laiką, bet dažniausiai yra užsieniečiai ir tai yra amerikiečiai. Su jais geriausi treneriai turi turėti ryšį. Dabar, kaip pasakyti, kaip ir tu sakai, europiečiai treneriai turi truputėlį kitokį prieimą. Ne? Jie ten turbūt tavęs neglostis dažniausiai, jie dažniausiai yra reiklesni, truputėlį piktesni, taip pasakysim, jie gali ir užrėkti kars nuo karto ir panašiai. Viskas yra ok toje vietoje. Tu gali tą dalyką daryti. Bet ryšys tai yra tas bendras vardiklis, kuris turi būti tiek Amerikoje, tiek Europoje, tiek bet kur žaidžiant apskritai bet kokį sportą. Jeigu tu esi tas žmogus, kuris nereikia, kuris gražiai per pozityvą eina, cool, tas ryšys padės. Jeigu tu esi tas, kuris reikia, vėlgi tas ryšys vėl to padės. Na, aš įsivaizduoju, kad dažniausiai vat, yra, žinai, kai, tarkim, aš ten kažkokias kartais ten apie NBA kažką šneku, ten kaip viską, sako, bet žiūrėk, su Šaru buvo žiauriai gerai. Šaras reikia, daužo ten viską, ne? Sakau, jo, bet aš su Šaru niekada nedirbęs, tai aš negaliu pasakyti, tu jį kur kas geriau žinai, pavyzdžiui, negu aš. Bet man taip atrodo, kad Šaras, nubelė kokią su savo charizma yra pasidaręs ryšį su žaidėjais nuo pat pradžių ir jie iš karto žino, kad Šaras juos myli, jisai juos ten, žinai, bando tempti viršų, nėra niekada klausimo, žinai, ar Šaras ten, kaip sakant, tave palaiko. Tai kai ten Šaras paskui rėkia ant tavęs, tai you're okay with that, nes, žinai, čia yra toksai visai kitas ryšys, tas toksai, žinai, padarytas jau senų seniausiai. Tai aš manau, kad jo, taip yra skirtumas, kaip Europos treneriai ir Amerikos treneriai viską daro, bet galų gale man atrodo, kad tie geriausi Europos treneriai, kurie užsilaiko ilgam, jie vis tiek turi pasidarę tos namų darbus ir tą žmogišką ryšį nuo pat pirmų dienų. Mhm. Ja, tas, pavyzdžiui, jeigu perinant į NBA tą treniravimą, kad taip žinai, kaip tu pasieksi žaidėjai, tai grįžtam prie to, ką prieš tai kalbėjai apie tą ryšį ir tą žmoniškumą, bet pavyzdžiui, aš nesu buvęs tiek daug, aš ten, žinai, keletą rungtynių, kaip aš būnu Bostone, pamatau ir tada irgi ten būnu rūbiniai, ten kažkiek tai matai, bet tuo viso proceso, po rungtynių, prieš rungtynės, ten labai retai, kad gali suvokti ir pajausti, bet kiek suprantu, tai už kulisių jau žaidėją gali daugiau atakuoti kaip treneris, kad, žinai, yra kažkiek tai svarbu, kad ne prie visų bendroji viešumoji, o už uždarų durų daug kas vyksta, ką žmonės nemato, kur tada vyksta visai kitas ryšys ir visai kitas toksai tiesioginė kritika, kur kai kurie žaidėjai nesusidoroja, kai kurie susidoroja ir tada gal tą daugiau vertina, kad tu ne viešumoji tą darai.
Jo, ne, tai čia yra tiesiog, žinai, tie, kaip pasakyti, paprastai žmogiškumo principai. Ne, o jeigu ten, tarkim, žinai, kažką rūbiniai tenai ant vieno žaidėjo važiuosi, tai gali, žinai, backfire'int labai greitai. Bet Mhm. jeigu vienas prie vieno prisėsi ir, žinai, truputėlį rimtesnį pokalbį turėsi, tai dažniausiai tas ir tas dalykas yra. Bet, čia, žinai, čia yra nebūtinai trenerių ir žaidėjo, čia gali būti šiaip vadovai, kai, tarkim, su savo, žinai, darbuotojais lygiai tas pats. Kažkaip tai, nu, yra tas įsireiškimas, ne, pozityviai prie visų ir tiesiogiai, žinai, viens ant vieno. Nu, tai aš manau, kad čia yra tas toksai timeless principas, kuris tikrai visą laiką veiks. Mhm. Dar vieną dalyką iš to pasiruošimo draftams ir e, komandos sudėties sudėjimas, ne, sudėtis. Kaip tu draftuose, kaip tu matei, ir čia turbūt priklauso nuo pozicijos, kuriuose vietose tu draftuoji, ant kiek tu vertini tada tą, ar tinka, ar geras fitas yra ir tiesiog tą prioritizuoji, ar kaip prospektą, kuris gali būti už keletos metų ilgiau įsivystyti tą žaidėją, kuris galbūt bus didesnės vertės bendram kontekste. Nes, kaip sakai, prie Nikolos gali prisitaikyti ir ten žaidėjus rasti, kurie prie jo geriau pritampa, bet Mhm. galbūt nėra geriausi prospektai talentų atžvilgiu, bet jie labai tinka sistemai. Ir kaip tą balansą surasti, ką, kada, kuriuo metu, kada prioritizuoji. Nu jo, čia, žinai, čia mes jau dabar realiai liečiam, žinai, tą tokį fit versus talent, ne, toj Taip. vietoj. Jo, tai žinai, kaip pasakyti, priklauso nuo komandos trajektorijos. Ta prasme, jeigu tu esi, žinai, komanda, kuri ieško savo identiteto, dažniausiai imi talentą, nieko negalvoji ir, žinai, ir stengiasi, žinai, kaip realiai, kaip tos, nu, venture capital kompanijos, ne, tiesiog betini ant kažko ir galų gale kažkokiu būdu identitetas pats save susiras priklausomai nuo žaidėjų. Tai jeigu tu esi komanda, kuri nieko neturi ką prarast, tu esi bloga komanda, tu neturi iš jų žaidėjų, imi geriausius talentus, nors ir jau, tarkim, turi neblogą gynėją, pasiemi kitą gynėją, kuris yra gero talento ir kažkaip išlaviruosi tenai, atsiras. Jeigu tu esi komanda trajektorijoje, kuri yra jau, tarkim, nori laimėti ir nori iš tikrųjų ten turi daug, žinai, veteranų ir panašiai, gal pradedi galvoti apie, tarkim, net ne tiek, kad jeigu, tarkim, aš turiu, nežinau, 32 metų gynėją ir čia yra jaunas, geras gynėjas, kurį norėčiau paimti, pradedi galvoti galbūt, hei, ar yra tam jaunam gynėjai, kurį aš jį paimsiu, ar yra geras tas toksai runway, kad jisai pas mus, žinai, succeedintų. Jeigu ne, tai galbūt, žinai, sakai, kad gal ne. Bet jeigu yra, tai tada, žinai, tu jį pasiemi. Nu, čia yra. Mes esam ir taip darę. Mes esam ėmę ir talentingų žaidėjus, kurie truputėlį, žinai, toj pačioj pozicijoje mes jau turėjom žaidėjų, mes esam ir taip pasielgę. Tuo pačiu mes esam pasakę ne tam tikriem žaidėjim, kuriuos mes būtume pasiėmę, nors ir turėjom gerų. Pavyzdžiui, vat, labai gerai, didžiulę klaidą padarėm. Mes nepaėmėm Donovan Mitchell'o, ne? Nes mes turėjom Emmanuelį Moody, mes turėjom Jamalą Murray, turėjom Gary Harris. Ir realiai mes sakom, ok, Donovanui čia bus biški sunkiau. Ar tai klaida? Nu, labai aiškiai tai yra klaida, nes Donovan Mitchell yra superstaras. Bet ar jisai būtų pas mus superstaras irgi pasižinai pasidaręs? Vėlgi klausimas. Bet tai, nu, tokie dalykai kartais įvyksta, žinai. Tai mes tiesiog, nu, mes tenai neteisingą žmogų pasirinkom tam draftą, kas čia kaip ten bebūtų. Bet, nu, tai yra tie vat, patys sunkiausi klausimai, kur kartais gaunasi, kad jeigu tu pasiemi, žinai, to paties talento žaidėją ir jie dviese nieko negali padaryti, nu, tai yra klaida, ne? Tu turi taip susilipdyti, kad susirenki teisingą talentą, kuris tuo pačiu ir fitintų. Va tau ir atsakymas. It's Jis. both, ne? Ja. Kažkokiu būdu tai yra both. Bet jeigu reikėtų rinktis vieną, sakyčiau, imk talentą ir you'll figure it out later. Jo, nes čia, pavyzdžiui, Donovan Mitchell būtum ėmęs, tai būtum gal greičiau atpažinęs, kad kiti nėra tie patys superstarai, kad, žinai, per tą Taip. konkurenciją tu kažkiek tai vienas iš kito atėmi, bet tada tu, žinai, ir tą varžymasi, competition, varžymasi tarpusavį, tada sužadini dar daugiau ir tu tada atpažįsti greičiau, kas ten daugiau turi tą, žinai, užgeklės pasiėmė ir greičiau gali išaukti. Tai, bet čia tokia rizika yra, kur tu tada įdedi kiek atimsi iš to žaidėjo, kuris galbūt, kaip sakei, turėtų tą runway, kur galbūt Taip. įsibėgėjęs, atimi iš jo, kitam duodi ir tada tokia konkurencija gaunasi, tiesiog yra, nu, Nu, kazino. asset management, ne? Čia realiai Ja, asset management. Ta prasme, jeigu mes ja, būtume pasiėmę Donovaną, tarkim, įsivaizduok, ar Jamal Murray būtų buvęs Jamal Murray. Who knows, ne? taip, ja, Tai, ja, nu, tai žinai, kartais turi teisingai, kaip sakant, nuspręsti ir viskas. ja, ja, ja. Bet jau čia gal greičiau būtum atpažinę, kad Susiriukas, nežinau, kažkodėl. Kažkas su gerkle man vyksta, bet viskas ok. viskas gerai, viskas gerai. Ja. Žinai ką, dar prieš einant į Pro Bowlerių segmentą, tas
aukso medalių sindromas, iš anglų išvertus yra, žinai, visą gyvenimą dirbi dėl to, kad laimėti ir pasiekti aukštūnę, olimpiečiai tą visą laiką labai, labai yra tas toksai, nu, kaip ir fenomenas toksai, ne, sindromas, Mhm. kur tu dėl vieno to tikslo dirbi, pasieki ir tada, kas po to. Mhm. Ar turėjai tą jausmą po to, gal ne iš karto po to, aišku, kaip laimėjome, bet po sezono ar po pusės metų, tada ateina toksai, gerai, pasiekėm viršūnę NBA čempionai, žiauriai, nerealus jausmas ten. Tu Mhm. jauti, aš jaučiau, Marčius jauti, ten, žinai, kad te kažkas kitko, bet tada kas po to, kas dabar toliau ir taip, žinai, buvo tas toksai klausimas savyje, kur kažkiek tai tos cinkelio savęs gal praradai ir ieškai iš naujo. Žinok, čia geras labai klausimas, nes, nu, žinai, toksai nepopuliarus atsakymas yra pasakyti, kad jo pajutau ir truputėlį tas alkis, žinai, pradingo. Tai nėra populiaru sakyti, nes žmonės galvos, nu, tai žiūrėk, tai nori antro, ir trečio, ir ketvirto, ir penkto, žinai, tai kas tu per kompetitorius tada, žinai, jeigu nenori dar. Bet nori, nenori, iš tikrųjų jauti viduje tą. Pasiekė į viršūnę. Ok, žinai, kaip tai atrodo. Aišku, kita viršūnė yra jau būta legendinė komanda, apie kurią ten, žinai, jau išnekės visi, žinai, visada. Kaip ten 90-ųjų buliai, kaip early 2000 Spursai, kaip, žinai, 2010-ųjų Warriorsai ir panašiai. Žinai, ir Celticsai irgi, žinai, tai savo laiku ir panašiai. Nu, tai realiai, taip, tada atsiranda tas toksai jau tavo tikslas, kad, žinai, būti viena iš tų komandų. Bet tai yra, nu, žiauriai nerealiai sunku tą dalyką pasiekti. Na, ne, kaip ir tu žinai, ir aš žinau, visi mes žinom. Nu tai, žinai, pradedi galvoti, kad, okei, koks tada tavo tikslas truputėlį pasikeičia. Ne? Ir mūsų tikslas pasidarė, okei, patampam, žinai, mes turim Nikolai Jokiečiui duoti du čempionatus bent jau, ar tris, nes jis yra vienas geriausių visų laikų žaidėjų. Jis negali būti tik tai vieną kartą laimėjęs. Tai tu savo tokį prešerą užsidedi. Bet šiaip taip, aš galiu pasakyti, kad taip nuoširdžiai save pasižiūrėjęs, kai laimi tą vieną čempionatą, kažkoks tai truputėlį akmenukas nukrenta ir nors ir tu toliau nori toliau gerai varyti, bet tu pradedi truputėlį kažkaip kitaip į viską žiūrėti. Tu tada pradedi labiau galvoti apie, tarkim, e, žinai, kaip mes galim viską daryti, bet galbūt nekirsti kampų, kaip mes galime, tarkim, filosofijas gražiai sudėlioti. Tavo toksai golas nebetampa, kad laimėt bet kokią, žinai, kainą, tu tiesiog pradedi mąstyti labiau taip kažkaip tai iš tokios holistinės perspektyvos. Ok, ką mes išmokom per tuos metus, kai laimėjom? Ką mes galime galbūt, žinai, dabar perteikti savo? Ką aš galėčiau, tarkim, eidamas į kitą komandą įnešti, žinai, iš to paties čempionšypo savo, žinai, žinių. Tai toksai pasidarai truputėlį platesnis mąstytojas po visko. Mhm. Make sense, ne? Nes Mhm. kai mes norėjom laimėti, tai buvo singular goal. Laimim, Mhm. Jėzus Marija, kad tik laimėti, kad tik nepralošti, žinai, ten finaluose, nes kas ten bus. Bet kai laimi, tu tiesiog toksai, žinai, sakau, nuslėksta viskas, nuslūksta. Ir tada, nežinau, pradedi kažkaip tai labai plačiai iš makro perspektyvos į viską žiūrėti. Tai man tas manie labai patiko. Kad aš staiga pradėjau būti toks ne tik, kad, žinai, basketball executive, bet toksai sports person. Žinai, pradėjau kažkokias mąstyti, kad kaip mes sugebėjom su žaidėjais teisingai sužaisti. Kaip mes apskritai sveiki buvom visą sezoną. Ką mes darėm. Ar mes Mhm. kažkaip ten likdavom, tarkim, tam pačiam mieste, tarkim, ir neskrisdavom. Nu, tai žinai, tu pradedi mąstyti į galą, pradėti žiūrėti, ką mes teisingai padarėm. Mhm. Ir tas visas, vat, visus tos išmoktas pamokas ne tik sporte pritaikyti, bet ir kažkaip gyvenime bandyti pritaikinėti. Nes laimėti čempionatą sporte yra vienas dalykas, bet galų gale tai yra pergalė, kurią tu gali naudotis galbūt kažkaip gyvenime irgi kažkokiam dalykam. Nežinau, nu čia, žinai, plačiai nuskambės, bet, ten, tarkim, gal šeimoje kažką galiu pritaikyti, žinai, Mhm. iš mūsų championship run. Crazy skamba, bet vis tiek kažkas yra, žinai, kažkoksai hardworkingas, ar ten fokusas, ar dedikacija, whatever. Tai, tai va, tai toksai, žinai, atsakymas tas, kad gal tas competitive streakas truputėlį atslūgo, bet tada atsirado toksai appreciationas pamokom, kurias mes turėjome. Nu jo, čia toks holistinis mąstymas atsiranda, ne? Jo, Biški jo, jo. plačiau žiūrint ilgiau ir į skirtingas pusės, kur tada gal biški bendriau apčiopti viską ir vienoje kitoje vietoje tobulėti, ne vienoje vietoje tobulėti, bet tada plačiau kitose vietose ir Mhm. tokį apsikeitimą padaryti. Taip, taip, taip. Atsiranda noras toliau gerai varyti, bet ar būtinai laimėti dabar antrą ar trečią NBA čempionatą? Nebūtinai. Tu tiesiog nori dabar, tu sieki kažkokios biški lengvos tobulybės apskritai gyvenime, darbe ir panašiai. Negu Mhm. kad, okei, dar viena ringa, dar viena ringa, dar viena ringa, žinai. Davai nusprendžiam, kas veikia gyvenime in general. Jo.
Jo, čia yra tas, aš pilnai suprantu, ką turiu omeny. Dabar eisiu į mano sponsoriaus probowlers.com, apie statistikas pakalbėsim biški ir tavo Mhm. žinios patirčios labai svarbios, nes tu irgi aš nedidelis maniakas statistikų, bet man išmokinsi geriau žiūrėti į statistikas ir kažkiek tai daugiau atsižvelgti kitaip, galbūt. Drąsiai. Matai mano ekraną, ne? Matau. Gerai, aš dabar įvesiu Žalgiris ir eisim į jūsų paskutinės rungtynės, kur kaip nebūtų keista, Bolonija. Ir aišku, apie rungtynės pačias nebūtinai kalbėsim, bet jeigu tu dabar žiūri tą bendrą box skorą po rungtynių, ne? Jeigu Mhm, dabar, mhm. kad treneriai irgi mato, tu matai tą be jokių papildomų advanced stats, ne, be tokių gilesnių Taip. statistikų, į ką tu atkreipi dėmesį ir į ką žiūri ypatingai po rungtynių. Ten, žinai, per pertrauką vienas dalykas, yra kitas dalykas, gal yra po rungtynių žiūrėti ir į ką atsižvelgi, kas yra būtų treneriams, kurie klausosi, gal būtų tas toksai lengviausia pasiekima vertė. Mhm. Tiesiai pasakysiu, iš karto žiūriu į 3-point rate. Pirmas dalykas, ką žiūriu, iš karto Mm. kiek mes metam matematiškai teisingus metimus. Aišku, box score yra sunkiau pamatyti dėl to, kad, žinai, mes nedarom, žinai, paint, nedarom, žinai, ten long twos ir panašiai, ir ten corner threes, kažką mes to nežiūrim. Bet man iš karto, kas daugiausia metė trajakų ir kaip mes juos pataikėm, mane tai ta 3-point rate mūsų, kaip sakant, trajakai sulyginant su visais metimais. Tai čia pirmas dalykas, ką aš pasižiūriu iš karto. Tai kaip matai, mes nedažnai metam, bet šiaip pataikom neblogai, bet nemetam dažnai. Tai va, nu Mhm. tai aš visą laiką kaip ir norėčiau, kad tas skaičius būtų biškiai aukštesnis. Aš toksai, žinai, esu labai mėgėjas apskritai tritaškio kaip metimo ir apskritai kaip ginklo. Tai pirmas dalykas, kas dažniausiai mano akis, kur lenda, tai yra jo ant 3-point rate. Kaip matai, mūsų yra gan žemas. Mhm. Tada iš karto žiūri, žinai, assisted turnover, turnovers ypač. Tai yra nu, labai jau toks beisikinis dalykas, bet, žinai, jeigu tu atidavinėsi kamuolį, tu niekada nelaimėsi. Ne? Tai tu Mhm. nori kuo daugiau maksimizuoti savo atakų skaičių ir tai yra paprasčiausiai, žinai, mažinant turnoverį ir panašiai. Būdų, kaip sumažinti klaidas, yra labai daug. Vienas dalykas dažniausiai yra neperpasuot. Gan keista, ne, kai, tarkim, sakai, kad nereikia labai daug pasuotis. Bet aš esu pats pasidaręs analizę ir mes su komanda esam padarę, kad, žinai, kad tos komandos, kurios atsėdė, oi, kamuolys kaip juda, žiūrėk kaip juda, pirmyn atgal, viskas, pirmyn, žinai, atrodo, kad tai yra nuostabu, ne? Ir mes įpratę, ten, žinai, kaip Sparsai darydavo ten su Boris Diaw ir panašiai, kaip jie ten tą kamuolį judindavo, bet jie yra nužiauri išimtis taisykliai, kad jie tiek daug pasų turėdavo ir tai viskas gražiai judėdavo. Šiaip, jeigu daug labai pasuoji, tu daug pasidarai savo galimybę, žinai, klaidų pasidaryti. Tai turi būti balansas. Yra toksai dalykas kaip per daug pasų, 100%. Tai žodžiu, aš esu didžiulis klaidų minimizatorius apskritai bendrai paėmus, tai aš iš karto į klaidas irgi žiūriu. Tai, nu, žiauriai nepriklaidavom iš tikrųjų. Tai mūsų assisted turnover iš tikrųjų buvo pakankamai sveikas vakar. Mes visai ten neblogai atrodėm. Jo, ir jie 13 turėjo, 12, tai toks apylygiai, dar jūs daugiau Apylygiai, jo, šito asistų vietoj turėjot. nepralaimėjom. Jo, šito Mhm. vietoj nepralaimėjom. Mes Ir, vakar žiauriai, jo, žiauriai prastai, vat, jeigu aš atsimenu, mes labai prastai iš 2 taškų atakavom. Nu, ten, žodžiu, žinai, mums buvo taip, kad mes sakyčiau, labai tokių banys daug prametėm jo. Tai čia buvo labai svarbu. Tai, tai aš, bet sakyčiau, čia dabar, žinai, į 2-point rate, aš dažniausiai kaip ir per daug nežiūriu, bet aš žiūriu, kaip sakau, 3-point rate pirmas dalykas, turnovers yra antras dalykas, ir paskui žiūriu disruption stats, mėgstu labai, tai yra, žinai, stylus ir blokus. Tai žiūriu, ant kiek mes esame, žinai, agresyvūs gynybai. mhm. Tai, nu jo, nieko, ten kažkokio, nieko super crazy nepadarėm, bet, nu kažkiek pastylinom, iš tikrųjų, nebuvo taip jau labai blogai. Ten poroj vietoj mes netgi grįžom į varžybas, atsimenu, kaip gal 2 kartus iš eilės stylinom tenai. Mhm. Buvo -4 ir staiga, tu žinai, staiga išlyginom. Tai man patinka tas toksai agresyvi disruptinė gynyba, kuri nelaukia, kol mūsų atakuos, o patys bandom, žinai, tą, kaip sakant, laužti, kiek galim, žinai, su savo agresyvumu ir savo fiziškumu. Tai Na va, ir, tai iš ir box skoro tie trys turbūt dalykai labiausiai man krenta dažniausiai. jo, ir Mozesas turėjo ten vieną gerą stogą, tai pagal stogus, daug maž apylygiai, jūs ten daugiau stilsų turėjot, turnoverė maždaug lygus, jūs daugiau asistų turėjot, Mhm. offensive reboundą žiūri, žinai, kur irgi tas pats. Taip, taip, e, taip. Ir Pamiršau tada, dar irgi, jo. Čia šnekant apie atakų padidinimą, ne? Tai jo, mhm. minimizini klaidas ir
maximizing offensive rebounds. Aš esu didžiulis šalininkas offensive reboundų, negu kad grįžimų į šitą, į transition, tipo, žinai, apginti. Man geriau mes darysime, žinai, ekstra taškus polime, negu kad mus, žinai, kažkur tai gynyboje, kaip sakant, ant greito užpuls. Žinau, kad treneriai ne visą laiką sutinka, kartais jie tiesiog sako, žinai, iškart siunčia visus atgal, bet aš esu didžiulis mėgėjas. Ypač kai meti daug trajakų, dažniausiai būna long rebounds, varyk ir pasimk to savo long rebounds ir toliau atakuok. Tai man Jo. patinka tai. Iš kampų per alkūnės galima, žinai, kad toks akcentavimas, jeigu ten klausi visų data analistų, tai sako, kad geriausia būtų visus 5 siūsti Sure. ant lentos, žinai, tai jau treneriams tai čia iš vis nebūtų suprantama, bet jeigu taip į tas rungtynės atsižvelgiant, tai čia didžiausias skirtumas yra tarp išmestų tritaškių. Žinai, Taip, ten 15 jie daugiau išmetė ir 3 daugiau pataikė. Tai tas, taip, taip, va, čia taip. kaip tai Ir žiūrėk, dvitaškiai. kiek jie offensive reboundų turėjo 10, ne? Nu, Jie turėjo taip, 10? taip, Ok, ok. tas pats. Jo. Atrodė, kad jie labai daug turėjo. Nu, bet ir mes visai nemažai turėjom. Nu, bet realiai, žinai, kai gaunasi, žinai, long rebounds, tai atrodo, kad jie, kaip sakant, man toks jausmas, kad jie turėjo daugiau, jau tas Niang turėjo 5. Nice. 5, jie turbūt, kad buvo skausmingesni, tie offensive Galbūt. reboundai. Jo. Gerai, Taip. tai tiek pro bowlerių segmentui, bet jeigu dabar atsižvelgiant į toolsą, kurį jūs dabar statote, ne, kurį jūs dabar Mhm. kūrėt ir sukūrė esat jau ir toli pažengę esat, kokius duomenis, jeigu gali paaiškinti, kokį toolsą jūs kūrėt ir sukūrė esat ir matot didesnę vertę ne Mhm. tik tais jums, bet ateičiai krepšinio bendruomeniai, į ką atsižvelgti ir ką tas toolsas su AI pagalba gali paveikti ir padėti. Jo, tai žinai, visą laiką tokį disclaimerį duodu, žinai, kai aš neku apie tulsą, tai realiai, aš nežinau, žinai, kaip ir ten Lietuvos krepšinio visuomenė ir panašiai, tai įvairiausių yra, tarkim, tokių, tų, žinai, požiūrių, kurie galbūt ne visą laiką teisingi, ne? Tai vienas dalykas, mes nesikliaujam AI-ų, kaip mums žaisti, tai mes to nedarom, ne? Tai čia labai svarbu, kad AI sako taip daryti ir mes čia dabar taip darom. Nedarom, nes tai yra nesąmonė būtų. Jais visų pirma ir nusišneka labai dažnai, visų antra, nereikėtų trenerių, tada nieko mūsų nereikėtų. Jais mums padeda sintetizuoti duomenis. Tai yra, mes turim duomenis iš Eurolygos ir iš Second Spectrum ateinančius, iš Genius Sports. Ir mūsų Hebra, tesonete dirbantis, tai yra 3 ypatingai labai smart bičiai, kurie pasiema tą informaciją ir ją, kaip sakant, taip sudėlioja, taip sistematizuoja ir taip gražiai pateikia, kad mes galim prie tų visų įžvalgų labai greitai prieiti, tiesiog greičiau negu kitos komandos. Kai kitos komandos, tarkim, ruošiasi varžybą, mane tai eina, tarkim, į Synergy, pavyzdžiui, arba ten, tarkim, žiūri kažkokias tai ten buvusias varžybas. Ok, tai yra svarbu ir mūsų treneriai irgi, žinoma, tą daro. Bet mes tuo pačiu mes duodam iš karto, nežinau, 70% paveikslo komandos, prieš kurią mes žaisim su šituo tūlu. Tu jau esi iš karto stipriau pažengęs. Nieko, tarkim, nežinodamas apie komandą, tu mūsų tūlą atsiverti, paskaitai AI-aus kaip ir summary apie komandą, pasižiūri į tam tikrus statusus, kuriuos mes esame atrinkę tenai, kurie yra svarbus. Ir tu gali iš karto suprast, praktiškai nieko nežinodamas apie komandą, apie ką ta komanda yra. Kaip jinai žaidžia, kokie joje yra pagrindiniai ten kažkokie, žinai, ten, nežinau, atakų tenai niuansai ir filosofijos, kaip jie gynybiškai atrodo ir panašiai. Čia mes nešnekame apie atskirus žaidėjus, mes šnekame apie apskritai komandą, koks jų yra braižas. Dažniausiai, žinai, treniruota akis krepšinėje gali pasakyti, ne, nu, tai Paryžius bėga metą realiai ir tai yra pagrindinė jų dalis. Valencija irgi panašų tokį turi, kaip sakant, profilį. Ten, tarkim, Zvezda yra didžiuliai, jie ten yra, žinai, heavy, physical ir jie taip, tu, žinai, žiūrėdamas varžybas gali nuspręsti. Bet kartais tam tikri dalykai yra mažiau akiai pamatomi ir mūsų tas tulsas labai padeda šitoje vietoje. Tuo pačiu mes savo tulsą naudojam ne tik kitom komandom skautint, bet ir savo komandai pasižiūrėti. Kaip mums sekasi per pastarąsias 5 varžybas? Ar mes taip pat žaidžiam, kaip žaidžiam pirmas 5? Pavyzdžiui, mes pradėjom 7-1. Ne? Pirmos 8 varžybose buvom 7 pergalės, 1 pralaimėjimas. Pasižiūri paskui, truputėlį apsikeitė situacija. Ir gali pasakyti, kodėl apsikeitė, ko mes mažiau darom, ką mes daugiau darom, ką komandos prieš mus galbūt kitaip daro, kad mums nebesiseka. Tai tas tulsas, jisai mums leidžia va taip slaisinti tą mūsų informaciją labai gražiai ir mums duoti tuos atsakymus. Čia yra nieko keisto NBA egzistuoja labai lengvai. Europoje tas nelabai egzistuoja.
Tai va tiesiog vienas iš tokių galbūt ir tų tokių mano norų, kai aš čia kai ir atėjau, ir kaip ir Okmanas šnekėjo ir panašiai, kad galbūt darom truputėlį daugiau šitoj vietoj. Dėl to, kad Žalgiris kaip komanda, mes nelabai, tarkim, žiauriai turim ką pasiūlyti iš oro perspektyvos ar kažką, ane? Ir dėl to galbūt negaunam tų pačių tenai jau megastarų iš pačios Europos, ane? Ir ten, tarkim, mūsų biudžetas yra labai geras. Ir ten, žinai, Gedas Navickas ir Paulius Jankūnas, nu, žiauriai gerai dirba. Nu, bet negausim tam tikrų žaidėjų, kurie tenai 3, 4, 5 milijonus uždirba. Nu, čia bus mums sunkiau. Tai ką mes galim padaryti, tai va tokį tūlą naudodami išspausti iš mūsų Hebros kur kas daugiau negu galbūt kitos komandos išspaustų. Nes taiga mes galim savo žaidėją, kuris uždirba milijoną, jisai gali galbūt žaisti kaip 1,5 milijono žaidėjas su šita va tokia informacija, kur mes jiem duodam. Žodžiu, tai yra tiesiog optimizavimo variklis. Vis tiek nebus taip, kad dabar staiga imsim, skinsim tas pergalės, bet mes galbūt viena ar kita pergalė daugiau laimėsim, negu būtume laimėję, nes būsime tiesiog geriau pasiruošę. Tai va, tai kaip pasakyti, tas tūlas yra tas ir yra, tai yra tiesiog patampam labiausiai optimizuotą ir geriausią versiją komandos, kurią mes turim. Ir irgi ne visą laiką gaunasi. Ana, tai tarkim gali duoti kažkokių įžvalgų ir staiga vis tiek žaidėjas turi išeiti į aikštelę ir tas įžvalgas atlikti kažkokiu būdu padaryti. Ne? Žiūrėk, tas žaidėjas, tarkim, mes žinom, kad jis eina visą laiką į kairę. Kai eina į kairę yra figenas, kai eina į dešinę jis yra žiauriai prastas. Arnui Butkevičiui reikia išeiti ir, kaip sakant, neleisti tam žaidėjui eiti į tą pusę. Irgi nėra lengva. Atsakymą tai jisai turi, bet ar tai gali padaryti, executing, tai yra kitas klausimas. Tai va, tai žodžiu, norėčiau dvi žinai kaip pasakyti. Apstabdyti tą tokį, kad čia, nu čia va dabar jau Žalgiris naudoja AI, jau varys belė kaip. Mes atsakymų daugiau turim tikrai, negu turėjom pernai, čia 100%. Bet atlikti, padaryti vis tiek yra didžiulis darbas. Tai va toksai samaris. O analizuojant žaidėjus kitose komandose, jeigu ten, žinai, atsižvelgiant į ateitį ir žiūrint, rekrūtinti, skautinti, žiūrėti, gal pasikviesti, turbūt gal kažkiek tai irgi padeda išvelgti, kad ten gal jo potencialas nėra išnaudotas pilnai ir jisai va tose situacijose šito žaidėjo, va jo kaip spec skillsas nu, tikimas į jūsų sistemą gal geriau pritaptų prie jūsų, negu jisai ten dabar kur žaidžia, žinai. Taip, 100%, taip. Mhm. Ta prasme, žinai, kaip ir bet kokioj kitoj pasaulio kompanijai, informacija ir ta data yra tiesiog, nu, žiauriai svarbu. Aš neįsivaizduoju, kokia šiais laikais, koks enterprise'as, kokia kompanija, organizacija gali be informacijos gyventi, be datos Mhm. gyventi. Niekas negali. Nežinau, Mhm. kodėl krepšinio komandos turi būti kažkoks, tai, žinai, kažkokia tai išimtis. Aš suprantu, kartais treneriam būna toksai, nu čia man per daug, man čia nereikia, aš čia, žinai, žinau ir viskas. Nesakau, kad čia mūsų treneriai taip sako, jie nesako. Bet yra trenerių, kurie sako, whatever. Ane? Aš to niekada nesuprasiu, kad ir kaip bebūtų, žinai, čia nėra kažkoks tai new schoolas ar old schoolas. Ne. Tai yra tiesiog, tau yra duota informacija, kurios tu plika akim nematai. Tau reikia ją pasimti, jeigu tu ją nori naudoti, cool. Jeigu nenori, ten gali kažkaip bandyti prieš tą informaciją eiti. Ok, bet tada tu turi tikrai žinoti, kad tu būsi teisus. Nes jeigu eisi prieš informaciją ir prieš, kaip sakant, tas tokias bazinės visas įžvalgas ir tu norėsi visiems įrodyti, kad ne, informacija yra neteisinga, aš darysiu taip, you better be right, ane? Ir viskas. Tai va, tai nežinau, aš kažkaip tai, aš už matematiką esu, aš esu, kaip pasakyti, jeigu yra tam tikra matematika, kuri sako, kad taip reikia žaisti geriau, aš visą laiką ją palaikysiu, žinau, kad yra niuansų, bet, sakau, šitas tūlas, ką jisai padaro, tai yra iš tikrųjų, nu, nuostabus tūlas, tikrai nuoširdžiai pasakysiu. Nenaudoja Europos komandos tokio dalyko. Ir mes esame atviri su komandom šnekėt, su federacijom šnekėt, su lygom šnekėt, kol kas naudojam savo, ar mes norim čia visiems labai skleisti, dar nesam nusprendę, jeigu taip atvirai, nes susigadinsim savo tą, žinai, konkurencinį advantage'ą visą. Mhm. Bet nežinau, tarkim, Lietuvos komandom tai tikrai norėtume padėti. Ir jeigu jom yra įdomu, tai mes esam pasiruošę šnekėti su LKL ir panašiai, tai norėtume skleisti tą mūsų, kaip sakant, šitą, vat, ką esam padarę. Nes nu, tie trys bičiai, kurie padarė, Tomas, Mantas, Andrius, tai yra nu, visiškai crazy, smart bahūrai, kurie atidavė savo širdį šitam projektui ir jis tikrai nuoširdžiai labai gerai veikia. Tai aš kaip NBA žmogus galiu pasakyti, kad mes panašiai tokio vad neturėjom. Mums buvo lengviau, nes buvo daugiau datos ir ten viskas padaryta už mus.
Čia jie patys paėmė ir padarė. Tai čia yra super visiškai. Jo, čia yra superinis dalykas, atsižvelgiant į tai, kad LKL vis tiek yra ta Junior Sports Data, tas video Mhm. kameros apdorojamas ir statistikų kažkiek tai daugiau specifiškiau išnaudojamas ir apžvalgos, kur Eurolygoje dar nėra. Tai tas Eurolygos statistikos duomenys turbūt skiriasi kažkiek tai nuo LKL duomenų. Jo, žinai, bet Eurolyga irgi turi play-by-play paprasčiausiai, iš kurio gali labai daug informacijos paimti. Žinai, play-by-play, jeigu turi, tai tu gali labai daug padaryti. Tik tai reikia paimti tą informaciją, teisingai sustiguoti, teisingai sudėlioti, architektūrą padaryti, padavimo informaciją, iškai visą website padaryti taip, kad treneriai galėtų patys, žinai, ten juo naudotis. Nu, daug Mhm. darbo reikia įdėti. Mhm. Nors, ir, žinai, ta data kaip ir visiems prieinama, bet ne visi turi žmonės, kurie paima tą data, susistemizuoja, žinai, susistemizuoja, dar net į AI pajungia, ne visi tą gali padaryti, o tiesiog netas Iš, gali. bet pas tą, iš kur atėjo šitas, ta, žinai, kad tu pats save išmokinai koduoti, tau su matematika visą laiką buvo ryšys didesnis. Kada tau atėjo šitas, vat, aha, momentas, kur tu galvoji, blema, statistikos yra mano tas arkliukas ar sritis, kur man labai tau patinka ir tu nori tą koncentruotis ir tu matai tą vertę tų Mm. statistikų. Kažkada atėjo, tai vis tiek tas klikas. Kažkada buvo jo, žinok, šiaip realiai aš nesujungiau krepšinio su ta matematika iki kol neprisijungiau prie nuggetsų. Jeigu taip pat yra jo, seniau būdavo taip, ok, kažkaip aš pats, žinai, mėgdavau tą long two labai, pats mesdavau labai tą midrange. Dar dabar, kai žaidžiu, galvoju, žinai, nu čia prieš matematiką visą, bet man patinka vis tiek. Jo, tai nežaidžiau taip, nu, daug trajeko mesdavau vis tiek, bet realiai aš mėgdavau ten, žinai, tą long twos. Bet aš manau, kad labiausiai tas atėjo, kai prisijungiau prie nuggetsų ir kažkaip tai, žinai, žiūriu, ok, visą laiką patikdavo labai skaičiai, matematikoje visą laiką žiauriai gerai variau ir kažkaip tai, žinai, žiūriu, kad blemba ta analitika tuo metu tik tai buvo prasidėjus tokia, kad jau čia jau kas čia krepšinio analitika, kas čia yra, čia 2000, kada čia buvo 12-13, ne, tai kai jau kai kurios komandos biški jau taip į priekį pažengė šitoje vietoje, kai kurios nieko iš vis nedarė, tai buvo tokia pati banga, žinai, užeina, tai galvoju, blemba, čia visai bus ateitis. Ir tas filmas, žinai, tas Moneyballas buvo visai neseniai išėjęs, galvoju, kad ok, čia visai geras laikas tą dalyką, žinai, kultivuoti, pradėti daryti ir panašiai. Ir tada išmokau programuoti irgi, kad man būtų tiesiog lengviau. Nes taip, sėdėdavau prie to, žinai, prie to šito Excelio tenai po 2 valandas dažniausiai daryti kažkokį projektą. Sugalvoju, kad negali būti. Aš kartais mėgstu patingėti, o žinai tą išsireiškimą, jeigu nori, kad, tarkim, nori, kad kažkas gerai padarytų, tai tinginiui duok dažniausiai. Nes padarys, kaip lengviau, kad jam mažiau reikėtų daryti. Ja, ja, Ir realiai ja. aš išmokau programuoti tam, kad nedirbčiau 2 valandas. Aš šiaip netingiu, nesu tinginys, bet kai reikia 2 valandas dirbti ant tokio, žinai, beždžioniško darbo, tai I can't do it. Man tai yra grūzas visiškas. Tai išmokau programuoti. Geriau įdėjau valandų belekiek, kad išmokčiau programuoti, bet tada tas pats projektas man per 5 sekundės pasidarydavo. Tai va, tai vien dėl to išmokau programuoti, kad nenorėjau grūzintis 3 valandas per dieną. Nu, smart vis tiek, kaip ir labai į ateitį aš išvelgiai. Papasakok tavo titulą, tavo rolę kaip CEO of Confluence Valley Mhm. Group. Ane? Tai kaip ta visa, kur buvo pradžioj Head of Innovations, ane? Kaip Mhm. paskelbta dabar CEO of Confluence Valley, gali biški išaiškinti, paaiškinti visiems, kad būtų aiškiau tas rolės apčiopimas. Jo, tai tiesiog, kai įėjau į struktūrą Žalgirio kaip tas inovacijų vadovas, šiaip tai tos inovacijos niekur nedingo, viskas toliau dirbam su Tesoneto žmonėm ant to tūlo. Dabar tik tai tiek, kad, nu jau jie, kaip sakant, perėmė jau tą tūlo darimą, jau tenai labai minimaliai reikia juos prižiūrėti. Mes pradžioje, sakyčiau, taip labai daug dėliojom, kaip tas tūlas turi atrodyti, kaip jisai viską. Dabar, kaip sakiau, kadangi jie yra nu, self-driven, super smart bahūrai, tai jie ten greitai suprato esmę. Ir dabar taip vyrina, kad tenai, sakau, kas savaitę atrodo vis geriau ir geriau, geriau. Tai tenai prižiūrėti kažko kaip ir net nebereikia. Sakyčiau, stipriai prisėdam tik pirmus mėnesius. Tai dabar šitą rolę, tokia Confluence Valley CEO, tai čia yra e, sporto darinys toksai Žalgirio grupo ir Tesoneto. Ir realiai tas sporto darinys, jisai gali turėti labai daug įvairiausių įdomių trajektorijų. Tai mes dylinam su krepšinio komandom, aišku, su futbolo komanda kažkiek prisidedam ir panašiai, su visais nekilnojamo turto, su arenom, su stadionais ir panašiai. Tai kol kas, kaip pasakyti, tai yra tokia idėja, su kuria mes judėsim į pasaulinės rinkas. Tai bendrai paėmus Confluence Valley, tai yra Žalgirio grupo ir Tesoneto toksai kaip užsienio rinkos variklis. Ane?
E, Ką tai tiksliai reiškia, tai kol kas dar yra per anksti šnekėt. Mes tiesiog bandysim eiti į užsienį su savo kompetencijom, kurias visai neblogas esam susidėlioję Lietuvoje. Ir bandysim tas mūsų kompetencijas perteikti į užsienio rinkas kažkokiu būdu. Tai dabar aš prižiūriu šitą va, būtent trajektoriją. Bet tuo pačiu labai daug laiko praleidžiu su Žalgiriu, su Lionsais. Tai kaip ir, sakau, ta rolė to būtent va, šito vadarinio yra labai plati. Mhm. Tai fokusas 80% kol kas yra ant mūsų komandų Lietuvos, bet tas 20% jau dabar žiūrint maždaug, ką mes dar galime nuveikti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Tai Mhm. jo, labai daug prie ko išeina prisidėti, su daug ko išeina padirbti. Ir šiaip labai smagu, nes man tokia yra, kaip sakant, labai unikali situacija, kad aš galiu išmokti apie visą Žalgirio ir netgi kažkiek Tesoneto struktūrą ir ką jie daro, kaip jie tą dalyką daro, o daro labai gerai. Tai čia personal development irgi yra, man yra pačiam yra žiauriai geras. Super, jo, čia tokie naujų impulsų, kaip mes kalbėjome apie aukso medalio sindromą, ne? Daugiau kitokių, plačiau mąstančių sričių ir norint Mhm. tobulėti visur. Tai čia be careful what you wish for. Ta, kaip ir Jo, kartais biškai, grinai jo. ta rolė atitinka, nes tie impulsai yra iš skirtingų pusių ir toksai ir kūrybiškumo pusės, ir matematikos, ir strategijos, ir inovacijos, ir taktikos, komanda. Labai, labai įdomu. Tai man labai tas, nu, pritariu tokie kaip sekantis etapas, manau, to labai įdomus. Bus įdomu iš tavo praeito etapo, kur tu žinias susirinkai, ne, būnant MBA. Kokia buvo adaptacija atvažiuojant į Europą, į Žalgirį, į Tesoneto organizaciją? Kokios pamokos, kur tu MBA atsivežėjai šitas organizacijas, kur Mhm. tau buvo adaptacija palengvinta arba kažkiek tai gal kitokia, negu tu tikėjai? Kuriuose vietose tu matei ten tokią didžiausią adaptacijos periodą? Jo, mano rolė Nuggetsuose buvo truputėlis galų galę siauresnė, nors ir tai buvo pakankamai plati rolė krepšinėje, ne? Kaip asistent GM'as, ne? Kaip tas GM pavaduotojas, nu, tai realiai tu dirbi apie, nu, ant visko. Ir su žaidėjų treidais, ir su žaidėjų kontraktais, ir su salary cap'u, ir scouting važinėjai, ne, ir panašiai. Tai realiai toje srityje aš galėjau labai daug daryti, būtent krepšinio srityje. Bet būdavo tik krepšinis ir viskas. Niekada neprisiliesdavau prie jokių partnerysčių, bilietų, ar tenai, nežinau, stadiono managemento, ar tenai, nu, va tokių dalykų. Aš nieko nematydavau, nes tai būdavo biznio dalis ir viskas, mes tiesiog neprisidedam. Bet vat, ką vat dabar man akcininkai leidžia, iš tikrųjų, prie ko man, žinai, leidžia prisiliesti, žinai, prisidėti, tai yra, nu, platesnis tas paveikslas, tas visas makro vaizdas. Tai Žalgirio grupės galų galę tai yra ne tik Kauno Žalgiris krepšinio komanda, tai yra Kauno Žalgirio futbolo komanda, futsalo komanda, tai yra renginiai visi, kur, tenai, kur mes turim vadovus, kurie renginius daro, ne, tenai ventures ir panašiai. Tada yra įvairiausi projektai, kuriuos Žalgiris apskritai virina viduje, kurie galbūt ar pavyks ar nepavyks irgi neaišku. Tai yra, žinai, galų galę, žinai, Žalgirio appsas insiderio, tai yra dar atskiras dalykas. Tai yra partnerystės, kur mes turim nuostabų žmogų, kuris daro visą tą dalyką. Operacijas, nu, tai sakau, tokie dalykai, kur aš taip, nu, ten žmonės jau labai ilgai dirba, ir jau ten, tarkim, 10 metų yra idėja, 10 plus metų į savo tas rytis. O man atėjus reikia tiesiog kaip ir suprasti ir perprasti ir panašiai. Ir aš ten tikrai atėjęs tik tai iš jų mokosi, geriu iš to fontano, ane, maitinimas galų galę ten, žinai, tokį turim bičią Tadą, kuris ten puikiai varo. Tai vėlgi, aš nieko apie maitinimą nežinau, bet Tadas yra to dalyko specas. Ir staiga aš tai sėdžiu vienam kambarį su Tadu ir man jisai pasakoja ir man taip ilgai. I have no idea, žinai. Netgi kartais paklausia, kaip buvo NBA, sakau, nu, aš ten gal kažkiek matau, bet nesėdėjau su FNB žmogum su nuggetsais. O čia turiu galimybę prisėsti. Tai ir šiaip jaučiuosi labai, kad man pasisekė, nes Žalgirio kaip orgas, ane, nu, tai realiai Eurolygoj nu vienas iš aukščiausio lygio dėl to, kad mes esame viena iš nedaugelio komandų, kurios yra pelningos. Aišku, tai yra ne tik iš Žalgirio, tai yra visi eventai ir panašiai, nu tie dalykai galų galia susideda į visą tą grupę. Tai sakau, man didžiausias skirtumas yra išėjimas iš to tokio mano, sakau, pasaulėlio, kuris buvo, nu, platus tikrai. Bet staiga, kaip ir šnekėjom, matai makro, kaip sakant, tą požiūrį viso sporto, kad ne tik krepšinis, bet tai yra dar 10 dalykų. Tai čia yra labai daug ką reikia išmokti.
Po truputį mokaus, truputį jaučiu, kad jau nuo rugsėjo iki dabar tai jau didžiulė, kaip sakant, pažanga esu padaręs, bet dar reikia labai nemažai išmokti ir labai džiaugiuosi dėl to. Jeigu taip už 10 metų, tarkim, ką tu nori galėti savo pasakyti po šito E, viso? Na, jeigu kad taip, žinai, tarkim, kad žinai, etapas 10 metų. jo, kad buvau ne tik krepšinio žmogus, bet ir sporto žmogus. Mhm. Aš tikiu sportu, apskritai, filosofiškai, bendrai paėmus, kultūriškai, tikiu, kad sportas yra labai geras dalykas. Ir kad galėčiau sakyti, kad nežinau, ar man reikia dabar eiti ten, nežinau, dirbti futbolą ar ten kažkokį ten tenisą ar kažką, čia nebūtina. Bet aš noriu pasakyti, kad aš žinau, kaip sporto industrija veikia ir ką reikia pasukti, kurioje vietoje pakeisti, kurioje kažką, kad nežinau, bet kokia sporto organizacija ar komanda kažkokius geresnius rezultatus pasiektų. Tai aš Mhm. nenoriu būti toksai, kad tik krepšinio žmogus, va viską, taip, tai yra mano gyvenimas, aš visą gyvenimą žaidžiau ir panašiai. Bet aš noriu būti sporto vadovas, negu kad vien tik tai vieno sporto kažkokio, tai galbūt ekspertas. Mhm. Pasiruošęs mano ATOs? Kaip sakai? ATOs mano pasiruošęs? Eiti jau varom. Varom? Gerai, tai, intriguojančiai nupaišysiu tau vaizdą, tu atsakysi su pirmom mintim, kurios tau šaus į galvą. Kalm. Geriausias 25 metų, nu, geriausia investicija 25 metų iš profesionalios pusės. Čia pernai, ne? Čia mes nešnekam Jo, į priekį dabar, čia jo, kas buvo pernai. Uh, Sveikata. profesionalus. Profesionalus. Jo, tai čia gerai, tai dar kas kita. Nors susideda iš tikrųjų į profesionalumą. Susideda, jo, bet čia, Taip. nu, tada šitą pridėsim prie asmenio, nes čia buvo kitas A, klausimas, asmenio. Tai asmeniškai tada sveikata, o profesionalus, aha, tuoj pasakysiu. Tai jo, galbūt išeimas iš vienos ryties krepšinio į platesnę sferą, suprasti biznį, tai galbūt pakeitimas lygmens, ane? Galima tai pasakyti. Ar taip, čia tinka toks atsakymas? Jo. taip, taip. Iš vieno lygmenio į kitą, į makro perspektyvą perėjimas. Va, Mhm. prašau. E, kokį skillsą norėtum turėti? Labiausiai norėčiau turėti hmm, tokį, žinai, kai kurie žmonės labai moka iš karto tiesiog, taip žinai, supranta, kaip galima iš kažko, tarkim, žinai, maksimizuoti finansinę naudą. Aš ne visą laiką turiu tą, man reikia Mhm. truputėlį padirbėti ant to. Žmonės būna, ai, okei, čia žiūrėk, sujungi tą, skėlinį tą, čia tą pajungi tą viską, va, ir dabar, žinai, mes būsim ten, žinai, 100 mėlų už 5 metų. Aš neturiu to. Aš kažkaip tai niekada gyvenime neturėjau to tokio, žinai, entrepreneurship, to tokio cinkelio. Taip. Mhm. Norėčiau tą kažkokiu būdu išvystyti ar išmokti, kad galėčiau, kad iš karto finansiškai viską žiūrėti, nes aš dažniausiai žiūriu kultūriškai ar kažkaip iš operacinės galbūt pusės, bet man reikia išmokti finansiškai truputėlį geriau žiūrėti. Mhm. E, pats blogiausias patarimas, kurį esi gavęs. Haha, geras. Blogiausias patarimas turbūt buvo, e, taip žinai, toks žinai, play it safe, keep your head down ir hopefully, žinai, nieko blogo neatsitiks, tiesiog, žinai, taip žinai, kaip pasakyti, taip žinai, nerizikuok ir maždaug, kad, nu, žinai, just keep your job no matter what ir visa Jo. kita bus ok. Mhm. Sakant, kartais reikia truputėlį ir kažkokios tai rizikos, ar ten pastovėti už save tam tikrais momentais, kad galėtum eiti miegot ramiai, kad sakytum, kad aš nekompromisavau savo, nežinau, sielos ar kažko Vertybių, ne vertybių ir kur nors. panašiai. Taip, Mhm. aš ne iš tų, kurie, tarkim, žinai, va taip nuleičiau ten galvą ir tiesiog, kad ten kas ten nevyks nesvarbu, bet aš neįsiliesiu. Nežinau, aš norėjau, jeigu jau kovoju, tai kovoju dėl kažko. Mhm. Geriausia tau prieinama note-taking, tai kaip tu geriausia gali užsirašyti užrašus ir prisiminti, kur tau lengviausia gaunasi. Žinai, ką pradėjau daryti, tokį mind dumpą pradėjau daryti. Tiesiog praktiškai Word failas, ne, į kurį aš dedu viską ir tada iš karto nuo karto uploadinu į AI, kad man, tarkim, susintetizuotų mano mintis. Aš galiu Mm. paklausti, ką aš galvoju apie tai, ką aš apie tai galvoju, aha, ką galvoju, tarkim, apie mano mintis, apie šitą ir panašiai dalyką. Tai tiesiog viską, ką aš vat, apie kažkokį profesionalų dalyką ar vidinį dalyką, bet ką į tą mind dumpą dokumentą sudedu ir tada naudoju AI, kad jisai man duotų išvadų. Jo, čia geras toksai kaip ir pa, pačio tokį brainstormą susistemina. Mhm. Taip.
Kokį turi patarimą, kurie knygą arba toolsą arba YouTube kanalą, kurį followini, gal Instagram'e, gal Twitter'e, X'e, kažką, Mhm. kur žmonės gali pasimokinti ir kažkokią didybinę vertę išgauti iš to. Jo, tai aš tai va galbūt grįžtam prie to, kad aš pradėjau labai, nu, longevity mėgautis. Tai pakeitė mano mąstymą, pakeitė mano visą, nežinau, kūną, jausmą ir panašiai. Aš manau, kad labai daug kas iš to išeina. Tai jeigu Sveikas taip, atvykęs į mano pasaulį dabar. taip, 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 ne, tikrai, ta prasme, nu, ten, žinai, mažiniai gėrimus, viską čia turbūt bus labai nepopuliarus dalykas, bet kai apmažini alkoholį, kai geriau miegi, kai ten nevalgai ten 12 nakties ir panašiai, nu tai tiesiog taip pasikeičia ir, nežinau, apsišviečia gyvenimas visai kitaip. Tai Mhm. vad ką aš ten, žinai, followinu, tai ten, nu, tai, žinai, visai nemažai ten tas pas Hubermanas ar tenai, sorry, Diary of a CEO, ar tenai, žinai, Modern Wisdom, tie tokie dalykai, tu Mhm. visus turbūt juos žinai, tenai. E, tai vad aš turbūt labiausiai va tą va dalyką darau. Na ir toliau savo stoicizmo filosofijas galvoju dar vis. Skaitau knygas, klausau podcastus, tai toksai, žinai, čia gaunasi tie pirmi dalykai, kur sakiau, yra labiau physical, o šitie, žinai, čia toksai yra vos nežinai, mental longevity irgi. Tai Ryan Holiday. Ryan Holiday 100% jo, jisai toksai vienas iš tų pagrindinių, ne, bet iš stoicizmo, bet ten, žinai, bet ten yra ir tas, kaip jau pavadė, e, Ramatas, kur parašė, žinai, apie, tipo, žinai, Think Like Roman Emperor, pamiršau dabar vardą pavardę. Nu, bet realiai pas Mhm. mane, nežinau, kokios 8 ar 9 knygos to reikalo yra, tai aš nuolat paskaitau. William Irvine buvo pagrindinis, tas pirmasis, kurį aš perskaičiau. Uh, Think Like a Roman Emperor. Donald J. Robertson. Jo, jo, Mhm. irgi vienas iš jų. Tai gal 3 Ok. ar 4 tokie, žinai, stoicizmo yra, aš ten, dar buvo toks Massimo, toks tai Paliučiai, man atrodo. Mhm. Tai va, 3 ar 4 tie stoicizmo rašytojai, tai va, juos kartais perskaitau. How to Ir, think ir like aš a Roman tas pačias Emperor. knygas perskaitau kartais, nes pamirštu. Ir kai Mhm. perskaitai vėl taip, a jo, ok, tada vėl pasikrauni to, žinai, ir varai toliau. Jo, čia geras, čia geras. Kai visi, kas nori How to think like a Roman Emperor, The Stoic Philosophy of Marcus Aurelius. Mhm. Donald Robertson. Gerai, paskutinis yra klausimas Favorite Failure, tai Tim Ferriso klausimas, kurį aš jau, kaip ir, mano siekimas šiaip yra būti sporto, ne tik tais krepšinio, bet sporto, uh, kaip ir Tim Ferriso versija. Ta, Nice, nice, tai labai noriu, gerai. kad ir ką bedaryčiau gyvenime, kad dėl to jisai man labai didelį įtaką padarė. Vienas buvo iš pirmų podcastų, kur aš pradėjau irgi klausytis longevity ir šiaip apie tą visą entrepreneurship ir man pradėjo viški mintis kitaip dėliotis. Tai jo mylimiausias klausimas yra, kokia yra tavo mylimiausia, nu, favorite failure, kaip ir, Failure, ne, jo, failas tikriausiai. failas, kur tu daugiausiai išmokai iš to. Jo, nu, ar tai failas ar ne, bet, kai, žinai, va dabar realiai, kai palikau Nuggetsus, ane, nu, tai kaip ir baigėsi kontraktas ir buvo, žinai, kontraktas nepratęstas ir dabar kaip, nu, baigėsi tiesiog NBA tas mano chapteris, ane. Nu, aš nelabai traktuoju kaip failure galų gale, bet, nu, vis tiek galų gale vis tiek pasikeitė kažkas gyvenime, ne. Nu, tai tiesiog tas dalykas labai priverčia pamastyti tiesiog, okei, koks next stepas, ką gerai darai, ką netaip gerai darai, ką gali kur kas geriau padaryti, su kuo norėtum dirbti ir panašiai. Tai turbūt sakyčiau, jo, va šitie pastarieji metai porą, daug ten tokių, žinai, failure buvo tiek viduje, tiek mūsų komandos viduje, tiek mano pačio viduje. Tai po to laimėjimo čempionato, taip kaip pasakyti, mes ne į viršų nuėjome, mes taip nuėjom, sakyčiau, arba į lygmenį, arba netgi žemyn. Ten tų failure, žinai, šiaip nemažai pakankamai buvo mūsų komandos lygmenyje ir kiekvieno, žinai, individualaus žmogaus lygmenyje. Tai jo, aš manau, kad supratom, kad visų pirma yra labai sunku laimėti, kad tai nebus taip, kad dabar staiga, žinai, mes nuolat laimėsim, kad reikia nuolat ir toliau ant to dirbti, jeigu kaip sakiau, žinai, jeigu ir toliau nori, bet yra labai svarbu, svarbu, kaip sakant, pasilikti grounded ir negalvoti, kad mes jau arrivinam ir čia jau viskas, mes, kaip sakant, viską žinom. Um, Tai toks nelabai įdomus atsakymas. Aš norėčiau kažką finansų. Kodėl? Nu, toksai, žinai, kaip pasakyti, čia yra, da, of course. Tai dabar, žinai, tu negali, kaip sakant, išbėgti ant lauro, čia viskas ok. Bet norėtųsi, kad tas mano failure būtų biškai toks įdomesnis. Aš manau, kad, žinai ko, labai gerai, kai komfortas truputėlį dinksta. Mhm. Atrodo, žmonės nori, ieško komforto, nori toliau, tarkim, į tą vagą įkristi ir varyti toliau ir, tarkim, va, žinai, tas comfortable darbas NBA ir panašiai.
Bet kai tu esi truputėlį konfrontuotas su tam tikrais dalykais, kai pasako, okei, kontraktas pasibaigai, ačiū labai, žinai, viskas, žinai, judame į kitą vietą, tai priimi truputėlį taip iš pradžių, kad taip, nu, sunku priimti iš pradžių, nes atrodo, kad, what, aš galvoju, kad čia dirbsiu kiam metų, bet taip nebūna realiai, žinai, 12 metų vienoje komandoje išbūti, jau pats žinai, ką tai reiškia, tai yra labai sunku ir labai ilgai. Bet tada supranti, kad, okei, tai koks yra mano next stepas, ką tai reiškia, aš dabar to paties nebegalėsiu jau dabar daryti, man kažką kitą reikės daryti. Tai kai pradedi suprast, labai į save pradedi žiūrėti, ką tu gerai darai ir ko tu dar nemoki ir savo tokį profilį susikuri savo galvoje, kad va, aš šitą galiu pasauliui duoti, ar kitai kompanijai, ar kur aš bedirbsiu. O tuo pačiu šito tikrai negaliu. Ir ar aš bandysiu išmokti, ar aš sakysiu, kad ok, čia ne mano dalykas. Nu, žodžiu, taip išsigrynina greitai tavo reikalai, tai man tas patiko, buvo iš pradžių ne faina, bet paskui supratau, kad ok, čia yra geras dalykas. Tai va, kai vyksta darbo pokytis, svarbiausia žmonėm yra, kaip sakant, neprarast savo tokio identiteto ir dar labiau į save įeiti ir suprasti, kas tu toks esi. Tai Čia, gal taip. čia bet yra irgi skirtumas, kad savo valia ir ne savo valia, ane, kaip tas Jo, čia irgi yra, įvyksta. taip, 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 Čia toksai taip. irgi niuansas yra, tu savo valia išeini, ar tavęs nepratęs ir tu turi priverstas esi kažką kito ieškoti ir Jo, žiūrėti ir atsižvelgti. Tai toksai mėtymasis, kur tu tada, nu gerai, kažkaip tai gal ir palengvėjimas, nes ne tau reikėjo spręsti to. taip, Ir tu tada automatiškai esi priverstas ieškoti kitos išeities, kitokio kelio ir tada kažko tapti kažko kitu. Ne, taip. negu tai, kad paskui, žinai, tu atsisakai ir tu turi kitokią viziją Jo, jo, savo. jo. Čia Tai labai čia, svarbus niuansas, taip, 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 nes nu realiai jo, aš tai žinai, kaip pasakyti, man būtų pasakę, kad ok, žinai, varom toliau, sakyčiau, gerai, varom toliau. nu, Bet jo, kai pasako, žinai, kad ok, žinai, laikas baigėsi ir tada taip, nu, tu iš pradžių atrodo, kad jo didžiulis hitas tavo ir ego, ir tavo esybė, ir viskam, ir atrodo, kad wow, žinai, lemba, ta prasme, kažkas pasakė, kad jau, žinai, jau viso gero. Nu, tai nėra pačios geriausios naujienos priimta, ne? Nors ir nebuvo taip, kad čia man būtų žiauriai kažkoks surprizas būtų buvęs, bet vis tiek toksai, žinai, tu priemi, labai va tie momentai yra svarbus, kaip tu žinai, kaip tu priemi tai ir ką tu su tuo darai. Nes kai kuriems, žinai, kai kuris sugriūna ir ten iš karto, žinai, depresija ir nesakau, kad buvo labai lengva, bet supranti, kad, ok, kodėl įvyko ir tada tu tiesiog eini pas žmonės, kurie nusprendžia, kad, hei, tavęs reikia, žinai, mes norim, kad tu būtum šalia ir viską, tai dėl taip ir nusprendžiau, žinai, ateiti prie Tomo ir prie Okmano ir panašiai. Nes mhm. jie labai greit pasakė, kad ok, varom. Ir tada, žinai, supranti, kad geriausias posakis, ne, choose people who choose you. Čia mano mėgstamiausias posakis turbūt, aš labai ilgai iš to jau galvoju. Ir tai yra, nu, vienas geriausias būdas gyventi. Labai, labai geras, labai geras. Ir aš dar pridėsiu dar vieną citatą, nes aš jau buvau įsirinkęs. Norėčiau užbaigti su tavo citatu, nes jisai yra žymiai geresnis, bet kadangi tu prieš tai minėjai tą tapti kažkom kitom, ne, ir tobulėti toliau ir vystytis, tai J.J. Redikas dar anksčiau tą sakė šitą citatą, kaip jis turėjo savo podcastą anksčiau, tai you have never arrived, you're always becoming. Tai yra, tu niekados neatvykai, tu niekada atėjai iki paskutinės stotelės, bet tu visą laiką tampi kažkom nauju. Ir čia Mhm. citatas yra, dabar radau Derek Jarman, bet aš esu girdėjęs iš skirtingų žmonių, skirtingų tų citatų, skirtingų autorių šito citato, bet tai yra, kad tu visą laiką tampi kažkom naujam etapė. Ir kad tu niekada neturi jaustis, ir aš to labai vadovaujuosi, kaip jisai, gal prieš 10 metų girdėjau, žinai, šitą, kur jisai pradėjo kalbėti ir apie tai sakė, kad tu visą laiką turi aš kiekvieną dieną tampu kažkom nauju, nes aš naujos informacijos sugeriu, apvirškinu, apdoroju, galvoju, reflektuoju ir tada Mhm. kažką naujo tu pasisemi, negu taip, kad aš Vokietijoje labai dažnai matau žmonės gyvena savo tam kvadrate ir jie jau tapo tom, ko jie yra ir jie liks tom, kom jie yra. Mhm. Ir nesidomi savęs, savyje, vystimusi, augimo, norėjimo žinoti, žinių pasisėmimo. Ir čia yra tas toksai, nes kur tu kaip žmogus, aš niekada nenorėjau, jeigu aš į pensiją niekada neišeisiu, aš mirsiu prie kompo. Aš, Jo, jo, bet jo. kaip gal skamba, gal labai apgailėtina, bet aš sakau, aš tiesiog, aš mirsiu žinių pasisėmime, va taip gal Mhm. pasakysiu. Ne, Ar tai ne, kompas, ar tai makes sense. Jo, ir labai gerai. žmonės, ir kaip sakai, va žmonės prie to pridėjo, kad tu
pasirenki žmonės, kurie tave pasirenka ir Mhm. tu iš jų daugiausiai irgi išmoksti, nes vienas kitą pasirinko. Taip, Tai taip, čia taip. Jeigu pradedi chasint kažką, žinai, kažkokius, žinai, kitus žmonės ir panašiai, tai you've lost. Jeigu taip. kažkas parodo, kad, ta prasme, kad jie pasirinko tave, tai geriausias dalykas yra pasirinkti tos žmonės irgi. Ir tada visiems bus gerai. Bet tavo kodas žiauriai geras irgi. Ta prasme, you're always becoming, you're never arrived. Čia yra labai svarbus iš profesionalios ir iš vidinės, ta prasme, individualios pusės, žinai, personal side irgi. Žiauriai svarbus dalykas šitą dalyką palaikyti. Tomai, super pokalbis. Aš labai, na, geriausias lietuviškas pokalbis, kurį turėjau čia podcast'e. Ne? Nu, nice. Labai Ir tai džiaugiuosi. labai, labai, labai švelniai viskas praėjo. Taip, manau, kad mes labai gerai žmonėm biškai pasidalinom mūsų mindseto, mūsų mentaliteto, mūsų žiniom ir kažkiek tai gal žmonės supras irgi tą kitą medalio pusę, kur mes esame irgi išgyvenę ir tu išgyvenai ir pasidalinai ir labai dėkoju tau. Tai kaip žmonės tave gali surasti? E, žinok, per LinkedIn lengviausia, tiesiog ten turbūt ten ir einam, aš dažniausiai atrašau, tikrai labai stengiuosi palaikyti, nes ir man žmonės padėjo, ir kadangi yra lengviausia per LinkedIn, nes tai, žinai, profesionalus toksai šitas būdas pasiekti, tai darom per ten. LinkedInas. Ok. Ačiū Jums Jo, visiems, kad esat. Dalinkitės ir laukia kito etapo, gal bus angliškai. ačiū visiems. Mhm. Iki.